Sveiki visi. Šiandien panagrinėkime tokį animacinį filmuką, kurį jau turbūt visi žinote, kuris vadinasi Aš, naminis ožys 2 ir pažiūrėkime, kasgi bandoma jame parodyti. Pirmiausia, susipažinkime su šio kūrinio personažais. Yra toks posakis. Lengva nuspėti ateitį, kai kontroliuojate viską, ko reikia, kad sukurtumėte tą ateitį. Keletas išties galingiausiųjų pasaulyje bendrauja slaptai, tačiau visiems prieš akis. Jie naudoja simboliką ir slepia savo pranešimus dalykuose, kuriuos matote kiekvieną dieną, tačiau dauguma žmonių to paprasčiausiai nesuvokia. Pranešimus galite pastebėti visur, jeigu žinote, kaip juos pamatyti, ir jei esate pakankamai apsišvietęs, kad žinotumėte, kaip tai suprasti. Mes visi matėme taip vadinamą iliuminatų akį, jos simbolizmą, ir dauguma žino, kągi tai reiškia. Ir tarp kitako, aš manau, kad Britney Spears nėra bloga persona. Pastebėkite, kad daugelis iš jų uždengia būtent kairėje akį. Tai kelia mintis apie tai, kad kai kurie yra kontroliuojami gerų žmonių, o kai kurie blogų žmonių. Aš manau, kad kairioji akis yra velniška, o dešinioji ne. Galbūt aš ir klystu, aš nesu insideris. Retai, kada galinga frakcija pateikia išsame slaptą žinią, kurią turėtų suprasti visi. Manau, kad šis nepaprastai retas įvykis įvyko 2012 metais. Jų tikslas pademonstravo jų kilmę, labai galingą kilmę, bei išgąsdino oponentus, apibūdino ateities įvykius ir įrodė savo egzistavimą plačiai visuomeniai, bent jau tai daliai, kuri sugeba tai matyti. 2012 m. Liepos 3 d. Kanados studija Heliofant YouTube platformoje paskelbė 7 minučių ir 27 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, kuris vadinasi I Pet Goat 2 arba Aš, naminis ožys 2. Jei niekada šio filmo nematėte arba tiesiog reikia atšviežinti atmintį, primiktinai siūlau pažiūrėti jį dabar prieš tęsiant. O jei šį filmą visai neseniai matėte ir prisimenate, kas jame rodoma, tiesiog prasukite šitą dalį. Pastaba. 2021 metais kažkas YouTube platformoje paskelbė Aš ožys 1 ir Aš ožys 3. Tačiau tai nebuvo Heliofant ir aš nemanau, kad jie turi ką nors bendra su Aš naminis ožys 2. Mano nuomonė, arba kažkas bandė užsidirbti pinigų iš paspaudimų prastai kopijuodami, arba blogi aktoriai tyčia bandė prišiukšlinti informacinę erdvę. Taigi, minėtas filmas.
Šis trumpametražis filmas pelnė apdovanojimus įvairiose kino festivaliuose. Jis sukurtas meistriškai ir yra nepaprastai detalus. Kupinas senovės simbolių ir minimalių kalbinių bei tekstinių užuominų, jis papasakoja apie dvasinį nušvitimą, nugalėjusi paslėptą blogį, kuris mus valdė. Rengdamas šią medžiagą radau daugiau nei 225 duomenų taškus, kuriuos, manau, įmanoma kažkaip paaiškinti. Šie taškai turi specifinės ir labai rimtas reikšmes. Be paaiškinimo šis vaizdo įrašas yra tiesiog pramoga. Heliofant prancūzų kalboje reiškia saulės vaikas. Tai gali būti aliuzija į senovės protoreligijas susijusias su saulės garbinimu, siekiančias ankstyvojo Egipto ar Šumerijos laikus. Šio filmo interpretacija yra gana sudėtinga. Jame yra tai, kas daugeliu iš pradžių atrodytų tarsi tikrų ir fiktyvių elementų kratinys. Kruopščiai ištyręs tūkstančius pasaulio įvykių bei okultinę ezoteriką, manau, kad filmas yra 100% tikras. Šis filmas yra kruopščiai užkoduotos slaptos operacijos, kuri vyksta šios medžiagos išleidimo metu, apipasakojimas. Per pastaruosius 6 metus praleidau daugiau negu 20 000 valandų skaitydamas ir bandydamas tiksliai išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Visa tai man suteikė didžiulį pranašumą, įgalinusi mane pamatyti bendrą paslėptą šio filmo siužetą. Pritaikius šias reikšmes, filmo prasmė tampa itin stipri. Manau, kad mano pritaikytos reikšmės pasakoja labai rišlią istoriją ir atitinka tai, ką matome realybėje, bent jau tą filmo dalį, kuri jau įvyko. Aš jums pareiškiu, kad matematiškai tiesiog neįmanoma, kad galėčiau rasti nuoseklias reikšmes 225 duomenų taškams ir gauti vientisą diagramą, jeigu bendra diagrama nėra teisinga. 225 svarbios paslėptos reikšmės per 390 sekundžių. Šis vaizdo įrašas yra daugiau nei tiesiog projektas pasakojantis apie naminius gyvūnėlius. Mūsų pasaulį tūkstančius metų valdo nusikalstamos slaptosios draugijos. Jie išlaiko ir plečia savo kontrolę, naudodami netinkamą išsilavinimą, bankininkystę, šantažą, kišininkavimą, smurtą ir slaptą teisinę bei politinę kontrolę. Jų dominavimą lemia įtikinėjimas visomis įmanomomis formomis, nuo žmogžudysčių iki turto prievartavimo ir nuo netinkamo išsilavinimo iki cenzūros. Galingos frakcijos bendradarbiauja per slaptasias draugijas, kurių dauguma narių visiškai nežino tikrosios darbotvarkės. Dauguma narių yra kruopščiai dezinformuojami tam, kad būtų galima paslėpti tikrąją viršūnių darbotvarkę. Daugelį kartų politiškai galingieji slėpia savo valdžios paslaptis nuo gyventojų. Siekdami sustiprinti šį užsikimšimą, jie kontroliuoja švietimo ir autoritetingas institucijas, kruopščiai dezinformuodami gyventojus beveik visomis įsivaizduojamomis temomis. Dėl tos priežasties paprastas žmogus turi radikaliai iškreiptą tikrovės vaizdą. Būtent dėl to šį filmą taip sunku suprasti, ir norint jį interpretuoti, reikia ieškoti tiesos daugybėje temų. Šios tiesos yra dažnai kruopščiai paslėptos ir užgožtos kalnais dezinformacijos. Atrodo, kad šį filmą sukūrė geriečiai dėl daugelio priežasčių. Tačiau kodėl geriečiai turėtų taip užkoduoti savo žinutes? Manau, kad viena iš priežasčių yra ilgą laiką slėpti tikrąją prasmę nuo visuomenės, kol atsiras toks žmogus arba tokie žmonės kaip aš ir viską paaiškins. Kitą priežastį atskleisiu savo išvadoje, kurią pateiksiu pabaigoje. Dabar jai kiek ankstoka. Atsiradus šiuolaikinėms technologijoms, pramonės revoliucijai ir technologiniai revoliucijai, blogi valdovai savo valdžios salėse įgijo nuostabių sugebėjimų, tokių galingų, kad paprastam žmogui sunku juos suvokti. Per pastaruosius 100 metų blogis smarkiai įsibėgėjo. Geri žmonės slaptose draugijose tikriausiai suprato, kad psichopatai jų gretose buvo tokie pikti ir iškrypę, jog ilgainiui įgaus pakankamai galios, kad sunaikinti gerus žmonės savo grupėse. Niekas nemotyvuoja pokyčių taip, kaip tiesioginė grėsmė jūsų šeimos medžiui išnykti visam laikui. Konkuruodamos slaptos grupuotės taip pat tradiciškai bendradarbiauja, siekdamos kontroliuoti populiacijas, kaip kad pikti piemenys su savo kaimenėmis. Atrodo, kad gerosios frakcijos suprato, kad tikrai blogiems žmonėms buvo lemta viską sunaikinti, įskaitant ir gerus žmonės viršuje. Iškilo labai realus pavojus, kad psichopatai sugebės sukurti situaciją, kuri būtų paremta šiuolaikinėmis technologijomis ir negrįžtama.
Atrodo, kad geri žmonės griauna blogąją sistemą ir tiesą sakant, visą slaptųjų draugijų sampratą. Aš naminis ožys 2 pasakojo apie operaciją, skirtą išlaisvinti pasaulį nuo šio pavojingo parazito. Viskas šioje dekonstrukcijoje yra mano nuomonė. Iššifruoti šį filmą galima tik naudojant subjektyvų vertinimą, dėl ko reikia įvertinti kiekvieną detalę. Taip yra tyčia. Šis filmas turi būti sunkiai suprantamas, net jei žmogus turi gilių žinių apie daugybę ezoterinių ir okultinių temų. Darau viską, ką galiu ir stengiuosi pateikti daug išnašų į patvirtinamąją informaciją, bet nepasitikiu savo nuomonę. Todėl kviečiu visus tikrinti informaciją patiems. Toliau pateikiama istorijos siužeto apžvalga taip, kaip aš suprantu, kartu su išsameis kiekvieno skyriaus paaiškinimais. Taigi, personažai. Heliofanto galerijos tinklalapyje, kurį vis dar galima rasti interneto archyve, randame personažų sąrašą. Verta paskaityti, kaip jie apibūdina kiekvieną iš jų. Toliau pateikiami mano apibūdinimai, kuriuos suprantu taip, kaip suprantu, todėl jie nesutampa su Heliofanto prašymais. Manau, kad Heliofanto aprašai taip pat yra šiek tiek kriptiški, paslaptingi ir todėl yra skirti tik kaip gilesnių prasmių užuominos. Taigi, personažai išvardinti Heliofanto. Ožys. Vidutinės neapsišvietęs žmogus koncentracijos stovykloje, pasaulyje, kuriame mes gyvename ir to nesuvokiame. Žmogaus dvasia. Potencialas kiekvienam nubusti. Turiu omenyje tuos, kurie yra geri, išmintingi žmonės ir yra pakankamai išmokę apie žmoniją tam, kad suprastų visas laisvos valios kooperacijos subtilybės ir pasekmes mūsų veiksmams bei reakcijoms. Norint tai suprasti, reikia labai stipriai pažiūrėti į save. Tai nėra Jėzus. Toliau Džordžas Bušas jaunesnysis, būtent tokia lėlė, kokia jisai ir yra. Tikėtina, kad perėjęs į gerąją pusę, detalės nėra žinomas. Neaišku, ar Džordžas buvo pervestas prezidentaujant, bet tai yra įmanoma. Barackas Huseinas Obama, būtent tokia lėlė, kokia jis ir yra. Kyla klausimas, kas ir kokiu metu valdė šitą lėlę. Iki šiol negaliu įrodyti, ar Obama visada buvo kontroliuojamas, ar jis persivertė, ar tai buvo prieš jo prezidentavimą, ar jo metu. Jis galėjo būti suvaldytas priverstiniu įtikinėjimu arba pakeistas antrininku. Net pirmaisiais Baracko Obamos darbo metais jis ėmėsi veiksmų, kurių blogi vaikinai niekada nebūtų padarę. Kaip pavyzdys būtų vykdomasis įsakymas numeris 13526, pagal kurį tapo neteisėta užslaptinti bet kokį dokumentą, kuris slepia nusikaltimą tam, kad būtų išvengta gėdos. Kitas yra Šmito-Munto modernizavimo įstatymas, pagal kurį tapo teisėta meluoti amerikiečiams šalies viduje. Būtent tai ir stebime šiandieną gyvai. Toliau lėlėje reprezentuojanti gerosius žmonės, turinčius galingą slaptą ir nubudusią kraujo liniją. San Tzu – itin budrus ir patriotiški žmonės, kurie pasipriešintų militarizuotai korupcijai, jei įtampa pakankamai padidėtų. Pagalvokite apie Tiananmenio aikštę. Tarp jų yra ir motyvuotų, patriotiškų žmonių bei kitų revoliucinių herojų. Aali reiškia tiesą apie Dovydo kraujo liniją, Jėzaus iš Dovydo namų palikuonis. Aali reiškia apšviestasis. Juanas Pepito reprezentuoja engiamus darbuotojus, kuriuos sunaikino korupcija. Pepito yra ispaniškas Pepes diminutyvas. O taip pat Pepito ispaniškai reiškia Juozapą, kuris gali reikšti ir Dovydo giminę, nes jaunesnysis įpėdinių brolis visada yra Juozapas. Tai yra Juozapas iš Arimatijos visada yra Dovydo kraujo linijos paveldėtojo jaunesnysis brolis. Sekantis personažas L'Enfant Bleu, kuris atstovauja pasaulio kariuomeniai, prancūziškai tai reiškia mėlynas vaikas. Policija yra vyrukai mėlynais drabužiais. Mėlyna spalva asocijuojasi su tradicijomis, konservatyvizmu, ramybė ir stabilumu. Šiaurės Amerikoje mėlyna spalva dar visai nesenai buvo siejama su patikimumu. Vakarų Europos šalise mėlyna spalva asocijuojasi su tiesa, ramybė, patikimumu, atsakomybė ir ištikimybė. Veikiant užkulisiuose, kariuomenė yra vienintelis kelias. Madame Q – struktūrinė nusikalstamo susivienijimo dalis, kuri organizuoja brownstoningo procesą.
O tai reiškia tyčinį šantažo medžiagos pirkimą arba kompromatą naudojamą siekiant įtikinti žmonės bendradarbiauti. Pagalvokite apie Jeffrey Epsteiną ir Ghislaine Maxwell bei nusikaltėlius, kurie jiems suteikia visą galybę. Sekantis personažas Liudovik. Vidutiniai žmonės buvo susilpninti sistemos. Liudo lotyniškai reiškia žaisti, o ovis reiškia kiaušinį arba avį. Kiaušinis simbolizuoja žmonių potencialą, genetiką ir sielą, o štai avis yra nuoroda į tos, kurie nėra išsilavinę okultizmo srityje. Iš esmės tai yra neapsišvietę žmonės. Vardas Liudovik taip pat turi germanišką šaknį reiškiantį žymus kovoje. Taip pat gali būti nebyli nuoroda į liudite. Toliau Drako, tai yra bankininkystės kabala, burtininkai. Tai yra paslėpta ranka, indoktrinuojanti ir valdanti žmonių protus visomis įmanomomis priemonėmis. Drako reiškia drakoną ir gali reikšti velnę. Karališkosios kraujo linijos nariai tapatinamasi drakonais, nors nemaža jų dalis nėra blogi. Toliau Pieta, juodoji Madona arba Magdalietė. Pieta pažodžiui reiškia Marijos Magdalietės atvaizdas su mirusiu Jėzumi ant kelių. Tai gali būti vienas iš daugelio įkalčių vedančių į Dovydo kraujo liniją. Jos rankoje esantis buteliukas greičiausiai yra nuodas arba biologinis ginklas galintis nužudyti milijonų žmonių. Pagalvokite apie skiepus ir kitus nemalonius dalykus mūsų maiste, vandenyje ir vaistuose. Sekantis yra dirigentas, Heliofant svetainėje vadinamas Skaldageri. Atrodo, jog šis veikėjas yra slaptos operacijos vadovas. Jis veikia šešėlėje ir tikriausiai niekada nesužinosime, kas tai buvo ar kas tai yra. Karinė žvalgyba. Sekantis yra Osama bin Ladenas. Tikrasis vardas yra Timas Osmanas, kuris buvo CŽV darbuotojas, blogio burtininkas ir pasiuntinys. Arba Lady Heliotri, kuri yra laisvės statula. Čia paminėta tik todėl, kad Heliofant svetainė nurodo, kad jis simbolizuoja vergiją ir baudžiavą. Personažai nepaminėti Heliofant svetainėje. Kladagah mergaitė, atstovaujanti išprievartautam psichikos ligoniui, transseksualui ir arba homoseksualui, pagrobtiems vergams, kankinamiems ir sąlygotiems būti itin ištikimiems ir smurtaujantiems. Ji skirta susilpninti vakarų šalis per terorizmą. Norėčiau, kad tai būtų tik pokštas, bet taip nėra. Tai yra mirtinai rimta. Kalinė žuvis atstovauja nusikaltėliams, kurie buvo įtikinti padėti nugalėti blogio sistemą, galbūt mainais už liudininkų parodymus ir įrodymus mainais už sumažintą bausmę. Juodai baltai dryžuotos žuvis beveik visada turi pavadinimą susijusi su kaliniais, tačiau vienas variantas vadinamas avies galva, o tai gali reikšti, kad kai kurie įtikinti nusikaltėliai nėra aukšto lygio nusikaltėliai. O dabar pereikime prie pirmosios dekonstrukcijos dalies. Ši dalis paruoš sceną ir suteiks pagrindinę informaciją apie veiksmus vykstančius vėliau. Pradžios scena. Filmas prasideda nuo rodomo ožio būdelėje, vaizduojančio vidutinių žmonės, nubukintos dėl visą gyvenimą trunkančios dezinformacijos. Akivaizdu, kad užhipnotizuoti žmonės nesuvokia, kad yra kalėjimo vergai, įskaitant vyriausybės vykdomos tradicinės ir elektroninės kontrolės ypatybės, bei žmonių turima ribota informacija. Matomas izoliatorius, vadinasi ir elektrinė tvora. Jei to nebūtų, nereikėtų izoliatoriaus ir jis čia nebūtų pavaizduotas. O tai reiškia, kad kalėjimas taip pat yra ir elektroninis kalėjimas, išmanieji telefonai ir vaizdo žaidimai yra didelė mūsų netinkamo auklėjimo ir pavergimo dalis. Ožys būdelėje, ožys yra sandariai prigludusioje dėžėje, mes nesame laisvi. Mūsų laisvė yra griežtai suvaržyta ir stipriai kontroliuojama. Spigliuota viela rodo, kad tai yra kalėjimas, primenantis koncentracijos stovyklą. 3 šešetukai po brūkšninių kodų yra žvėries ženklas, o tai reiškia, kad visa tai yra šėtoniška. Idėja yra visus sekti, esame inventorius koncentracijos stovykloje. Varpelis ant ožio kaklo tai yra papildomas signalas užtikrinantis, kad jie gali mus sekti. Kreida nupieštas piešinys, kuriame atvaizduotas sargybinis su ginklu ir šunimi. Yra dar vienas požymis, kad ši koncentracijos stovykla yra valdoma grasinant smurtu ir naudojant vyriausybės galią arba policiją. Atkreipkite dėmesį į piešinio stilių, jis yra vaikiškas. Manau, kad tai yra užuomina, kad ožys, kurį čia matome, nėra suaugęs žmogus, o greičiau tai yra vaikas.
Tai suteikia visiškai naują supratimą apie bendrą sceną, kaip bus papasakota toliau. Šviesos fone vienintelė mums suteikta tiesa arba dirbtinė šviesa. Tai simbolizuoja, kad vienintelė mums žinoma informacija dažnai yra klaidinga informacija arba kitaip melas. Pavadinimas atrodo kaip nereikšmingas knygos, kurią 2001 m. rugsėjo 11 d. vaikams skaitė Džordžas Bušas. Ši knyga vadinosi Naminė ožka. Tačiau čia rodomas pavadinimas turi kur kas gilesnę reikšmę. Yra keletas pavadinimo sprendimų ir gali būti, kad jų yra dar daugiau, nei čia yra išvardinta. Pavadinimo struktūra yra aš, naminis ožys 2. Tai atrodo kaip žodžių makalynė arba dėlionė. Atkreipkite dėmesį, kad tarp užpildytų geltonų kaladėlių yra 2 baltos tuščios kaladėlės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad O ir A blokai žodyje goat turi baltą viršų, o ne raudoną. Įtariu, kad šis galvosakis yra 2 žodžių anagrama, naudojanti 2 tuščius langelius kaip pakaitinius simbolius, galbūt neįtraukiant dvejetų, nes jie yra kitokio stiliaus. Kablelis rodo, jog žodžiai yra atskirti kableliu. Jeigu turite prasmingą sprendimą šitam galvosakiui, parašykite jį komentaruose. Nepamirškite, kad šitie žmonės dievina lotynų kalbą. Galite perstumdyti raidės, kad gautumėte lotynišką frazę egat poit, kuri tiesiogiai verčiama į jis valgo, jis geria. Šios 3 Biblijos eilutės tai sujungia ir suteikia tam tikrą kontekstą. Jono 6 sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Korintiečiams 11 sako, todėl kas nevertai valgo tos duonas ar geria iš viešpaties taurės, tas nusikals viešpaties kūnui ir kraujui. Te ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonas ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Patarlės 23 sako, juk jis kaip plaukas gerklėje. Valgyk ir gerk, sako tau, nors jo širdis nėra su tavimi. Reikšmė gali būti bendravimo su kitais metafora. Atrodo, kad Kristaus kūnas ir kraujas yra susiję su gerais žmonėmis, žmogaus dvasia. Kitaip tariant, viskas nėra sugadinta blogio. Kas daro blogą kitiems, tas nusideda. Mano galva, bendros savokos vertimas būtų toks. Kas daro gerą kitiems, bus geras amžinai, o tas, kuris daro blogą, yra pasmerktas. Mano interpretacija gali skirtis nuo jūsiškės ir galbūt tai yra esmė. Apibrėžimas, ką tai reiškia, gali būti tyčia paliktas mąstančiam žmogui. Bet tai tikrai nėra blogis, o tai, manau, yra pagrindinis dalykas. Kad būtų dar keisčiau, šis kitas sprendimas yra puikus galvosakis, dėl kurio žiūrovas turi pamastyti ironiškai už dėžutės ribų. Pritariu savo merginai dėl galutinio toliau pateikto sprendimo. Niekada nebūčiau jo suvokęs be jos įžvalgos. Pavadinimas taip pat yra hipotetinis neišvengiamo ir nuspėjamo paties filmo pasirodymo rezultato nuorašas. Kažkas jį teisingai iššifruos ir paskelbs, tikiuosi, kad tai aš. Šiuo metu pavadinimas savaime aktualizuojasi ir tampa prasmingas bei akivaizdus, kai jį supranti. Ir štai aš publikuoju tai, ką jis reiškia, aktualizuodamas tą pavadinimą. O tai reiškia, kad siužeto linija eina nuo šio ožio požiūrio taško link kito ožio, arba nuo vieno žmogaus prie kito. Istorija prasideda žodžiais aš, naminis ožys, o po to seka likusi istorija. Kitaip tariant, istorija yra naujiena apie šio filmo dekodavimą sklindanti nuo žmogaus iki žmogaus. Sužinojęs vienas žmogus pasako kitam žmogui, tada žinojau 2 ir taip toliau. Procesas tęsiasi virusiškai, kai žmonės išgirsta naujienas apie aš, naminis ožys 2. Tai paaiškina, kodėl raidė I arba lietuviška I ir romėniškas 2 yra skirtingų stilių. Kitam žmogui pirmą kartą girdinčiam informaciją tai sunkiau suprasti. 2 atrodo kiek grubokai, ar ne? Ožys pavaizduotas filme yra ožys numeris 1, todėl aš yra visiškai aiškus. I tai yra aš, išvertus į lietuvių kalbą. Pirmasis dekoduotojas yra ožys numeris 2, todėl romėniškas 2 yra grubių tekstų,
nes tai yra padaryta grubiai ir mano aprašymas tikriausiai nėra toks tobulas, kaip kad suprato tie, kurie sukūrė šį filmą. Sujunkite idėjas apie tai, kad ožys yra vaikas ir jis yra užhipnotizuotas. Tai radikaliai pakeičia bendrą sceną, nes koncentracijos stovykla yra metafora. Iškart po to rodoma mokyklos klasė. Tai tiesiog šaukia, kad vaikai yra hipnotizuojami arba indoktrinuojami klasėje. Hipnozė yra proto kontrolės forma, o pasikartojanti indoktrinacija yra hipnotizavimo forma. Vyriausybės valdomos mokyklos yra indoktrinacijos įstaigos, kurios naudoja subtilės proto kontrolės formas tam, kad indoktrinuotų visus gyventojus, kurie nėra pakankamai suaugę, kad tai suprastų. Pavyzdžiui, Drago karalienių istorijų valanda yra visiškai prasminga, jeigu siekiama suklaidinti vaikus, kurie yra labiausiai paveikiami ir taip susilpninti visuomenės sanglaudą bei papildymą. Kūrėjai numatė šį filmą iššifruoti, jie žinojo, kad tai išplis ir išmokys mus visų naujienų. Tas, kas sukūrė šį filmą, yra nepaprastai protingas ir net varginančiai protingas, beprotiška pagarba jam. Mokyklos klasė. Priekinė pusė. Šėtoniški valdovai vaidina pasaulio lyderius blogio aplinkoje. Džordžas Bušas jaunesnysis nepaprastai kvailas ir Obama buvo šėtono marionetės ir net normalų žmonės pastebėjo, kokie yra kvailiai, bet jiems neprieštaravo. O lėlininkai sako valdovams tai, ką jie turi kalbėti. Mokyklos yra indoktrinacijos centrai, kuriuose groboniški grūmeriai arba jaukintojai seksualizuoja vaikus ir moko juos šiukšlių bei melo. Mokyklas kuria šėtono garbintojai ir tame visame dalyvauja masonai. Didelės nelaimės ir pasauliniai įvykiai yra netikros vėliavos operacijos, kurias sustiprina mokymas mokyklose. Mokyklose dažniausiai mokama taip, kad mokiniai būtų nukreipti priešingą linkme nuo tiesos. Mokyklos gamina žmonės, kurie yra psichiškai nusilpę ir visiškai įpratę tikėti, kad gyvena pasaulyje, kurio iš tikrųjų nėra. Tikrovė yra visiškai kitokia, nei mes esame mokomi. Išplėstinė proto kontrolė naudojama siekiant sukarinti mokyklose naudojamus metodus žmonių protui valdyti. Visa tai sukurta paslėptų valdovų. Slapti valdovai ketina tapti dievais, naudodami dirbtinį intelektą. Norėdami laimėti, išgyvensime sunkų laiką, bet rezultatas bus mūsų visų nušvitimas. Laikas, kai visa tai vyksta, yra dabar, o filmas buvo išleistas 2012 metais. Šėtonas vaidina lėlininkus. Filmas prasideda tuo, kad šėtonas valdo lėles. Šėtono rankos valdo pasaulio lyderių lėles. Ant šėtono rankų yra kraujo, o tai rodo, kad šie žmonės yra žudikai. Atkreipkite dėmesį į gyvatės formos žiedą su S raide. Tie, kurie kontroliuoja jūsų matomus valdovus, yra kontroliuojami šėtono garbintojų. Viršuje esantys satanistai yra vedę pinigus, mėgsta smurtą ir kraują. Dešinėje rankoje yra raudonas širdies formos žiedas permirkęs krauju. Tai rodo, kad valdovai mėgsta smurtą ir kraują. Čia nesiplėsiu apie ritualinę satanizmo pusę. Jeigu esate pasiryžę jį ištirti, daugiau informacijos susiraskite patys. Ši informacija nėra skirta silpnos širdies žmonėms. Džordžas Bušas yra nepatenkintas. Pirmiausia, Džordžą Bušą matome kaip šėtono marionetę, jis akivaizdžiai nėra laimingas. Jūs taip pat būtumėt nelaimingi, jeigu jūs valdytų pasaulį valdantys satanistai. Nuo satanizmo nepabėgsi visiškai nesunaikinus satanizmo. Patekus į kultą nėra jokios išeities išskyrus mirtį. Štai kodėl dainoje Hotel California yra tekstas. Jūs galite prisiregistruoti bet kada, bet jūs niekada negalėsite išeiti. O štai apverstas pentagramos prožektorius. Įdomus prožektorių pasirinkimas. Tai dar vienas indikatorius, kad aplinka yra šėtoniška. Šachmatų lentos grindys taip pat masonų nuoroda. Masonai yra susiję su švietimo kontrole. Šachmatų lenta simbolizuoja dualizmą arba supratimą, kad tiek gėris, tiek blogis, šviesa ir tamsa privalo egzistuoti tam, kad egzistuotų kiekvienas iš jų. Tai pagrindinis masonerijos mokymas. Beveik kiekvieną kartą, kai matote juodą ir baltą šachmatų lentą, jūs matote masonų įtaką. Džordžas Bušas šoka. Džordžas šoka taip, kaip jam liepta. Akivaizdu, kad jisai vaidina. Jis dėvi kepurę, nes nėra ypač protingas ir tai jau turėtų būti savaime suprantama.
Atidžiai pažvelgus, lėlių stygas galima pamatyti tik tada, kai scena nėra visiškai apšviesta. Tai rodo, kad lėlių valdymas vyksta tik šešėlyje. Įprastoje gerai apšviestoje aplinkoje jis nesimato. Kitaip tariant, tai, kad pasaulio lyderiai yra marionetės, yra paslaptis. Turbūt tai nieko nenustebino. Baigęs šokti, Džordžas sėdi ir jo galva sukasi. Tai parodoma, kad jis irgi yra satanistas. Jis taip pat kelis kartus daro satanistinį rankos gestą Bafometui. Yra keletas garso įrašų, kuriuose pašiepiami Džordžo Bušo juokeliai prezidentavimo metu, taip patvirtinant, kad jis buvo visiškai nekvalifikuotas kaip prezidentas. Tada Bušas dar 2 kartus pasuka galvą ir staiga virsta Baracku Obama. Baracko Obamos pristatymas visuomeniai visiškai skiriasi nuo Džordžo Bušo ir manau, kad ši seka įtraukta siekiant tai pabrėžti. Slaptieji valdovai kūrė skirtingas asmenybės tam, kad perteikti visuomeniai pasirinkimo iliuziją. Barakas naudoja suflerius, atsirado telesufleriai ir darosi aišku, kad Barakas daro viską, ką jam liepia telesufleriai. Jei manote, kad ši pirmoji dalis buvo keista, prisisekite, šis nuotykis tik prasideda. Dauguma naudingos informacijos šioje scenoje nėra tai, ką daro Džordžas ar Barakas. Tikroji prasmė slypi dalykuose, į kuriuos paprastai nekreipiate daug dėmesio. Pažvelkime į šią sceną, ar ne? Velnias slypi detalėse. Štai pavyzdžiui abėcėlė. O ir Z raidės ant sienos yra pakreiptos, bet nei viena iš kitų raidžių nėra pakreipta. Akivaizdu, kad tai yra nuoroda į Oz. Galbūt nurodant Ozo šalies burtininką. Arba tai reiškia uncijas, kaip pavyzdžiui aukso. Tai gali reikšti ir abu dalykus. Klasė yra visiškai netikra aplinka, kurioje vaikai mokomi netikrų dalykų. Tačiau auksas yra svarbus atsigavimui po artėjančio finansinio perkrovimo, kurį, manau, apibūdins nacionalinių valiutų palaikymas biržos prekėmis, o ypač auksu. Ant sienos matoma pelėda. Pelėda yra senovinis simbolis susijęs su išmintimi ir nušvitimu. Ji taip pat yra Molecho arba Minervos garbinimo simbolis, kuris yra satanistinis. Tikiu, kad jis buvo įdėtas siekiant sustiprinti šėtonišką įtaką, bet tai taip pat yra dažna tema švietimo srityje. Kyla klausimas, kodėl taip yra, atsižvelgiant į istorinį Molecho garbinimo kontekstą. Jei negalite tuo patikėti, kad ši pelėda turi ir kitų reikšmių, apsvarstykite anksčiau pateiktas akivaizdžias šėtoniškas nuorodas ir paskaitykite, ką iš tikrųjų veikia elitas Bohemijos giraitėje. Užuomina tai nėra tiesiog paprasta savaitgalio išvyka. Jūs matote didžiulės akmeninės Molecho statulos Bohemijos giraitėje Kalifornijoje nuotrauką. Šioje vietoje susirinka elitiniai politikai ir atlieka šėtoniškus ritualus, apsirengia tik chalatais ir vaidina vaikų aukojimo Molechui arba šėtonui procesą. Taip pat matomas degantis namas, galbūt tai yra mokykla, ejakuliuojantis penis ir ryklys. Į šiuos objektus reiktų atsižvelgti kartu atsižvelgiant ir į kontekstą. Groboniški pedofilai arba grūmeriai seksualizuoja vaikus mokyklose. Mokyklos yra tokios blogos, kad jos gali būti sulyginamos ir su sudeginimu. Toliau matomas žmogaus evoliucijos grafikas. Žmogus turi evoliucionuoti link nušvitimo, tačiau prieš tai, kai jisai gali ten patekti, yra kliūtis. Tai rodo, kad žmogus išsivystė į labai žiaurį rūšį ir norėdami ją apeiti, turime įveikti netaip lengvai matomą kliūtį. Rodomas progresas yra žuvis, šimpanzė, žmogus, žmogus su pagaliu, žmogus su ietimi, žmogus su ginklu, po to rodomas subtilus barjeras ir galiausiai apšviestasis žmogus. Evoliucijos grafiko dešinėje matomas laikrodis, kuris rodo vidurnaktį. Aš manau, kad tai reiškia laikas veikti. Matomas ir nelaimių žemėlapis. Šiame žemėlapyje pavaizduotos 4 nelaimės, kurios visos buvo sukurtos. Žemėlapis rodo, kad žmogaus sukeltos nelaimės, su kuriomis ir sustiprinamos mokyklose, tam, kad žmonės patikėtų, jog jos visos yra normalios. Snaigės ant sienos. Mokyklos kūrė psichiškai nusilpusius mokinius, vaikiškus arba dar kitaip vadinamus snowflake'us arba snaiges. Juos daug lengviau kontroliuoti, nes jie turi nepakankamai išvystytą kritinį mąstymą ir per daug pasikliauja emociniu mąstymu. Jie yra lengvai apgaunami. Ant rašymo lentos matomos 3 širdys. Filme rodomas dar 3 širdys. Viena iš jų yra ant šėtono dešinėjo smiliaus žiedo, kita yra ant klasės sienos po lenta, o trečia yra ant žmogaus dvasios krūtinės.
4 yra ant Kladag mergaitės, 5 ant kairiojo Sansų skruosto bei 6 už kalėjimo bokšto lango. Man nepavyko rasti pakankamai gero ryšio tarp visų jų, išskyrus tai, kad mokyklose apie šios dalykus mokama neteisingai. Man šis sprendimas yra neįtin patrauklus. Jeigu turite geresnį sprendimą, parašykite savo komentarą. Ant lentos matomas pakaruoklio žaidimas. Juokinga, tačiau naivus sprendimas – evoliucija – yra nereikšmingas, bet to dar ir klaidingas. Teisingas sprendimas yra evolution, arba tai reikštų skristi aukštyn arba išskristi. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad raidės L, T ir N yra parašytos didžiosios raidės. Visa tai tampa latin arba lotynų, kai pridedamos A ir I iš evolution. Štai kodėl antrosios O laukelis paliekamas tuščias. Kai jį reikia pildyti, tai rodo, kad antrosios O laukelio reikia nepaisyti. Todėl dėmesys sutelkiamas tik į A ir I. AI šiame kontekste reiškia dirbtinį intelektą. Kartu tai reiškia, kad blogiukai bando tobulėti naudodami dirbtinį intelektą. Jie bando apoteozę, kas reikštų aukštinimą, garbinimą. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kairėje esantis pakaruoklio piešinys yra beveik išbaigtas, trūksta tik vienos kojos. O tai reiškia, kad blogiukai jau visai netrukus gali pasiekti savo tikslą. Bendra šio pakaruoklio žaidimo prasmė ta, kad blogiukai bando mus įvesti transhumanistinę distopiją naudodami dirbtinį intelektą ir mano, kad tai reiškia, kad jie taps dievais. Tačiau iš tikrųjų jie yra ligoniai ir mes priartėjame prie visiško sunaikinimo. Sužlugdykime jų planus. Kitas įdomus sprendimas, kodėl trūksta antrosios O, yra tai, kad žaidimas yra suklastotas. Šis sprendimas taip pat netrukdo ankstesniam dekodavimui, todėl pateiksiu jį čia. Taigi priežastis, dėl kurios trūksta antrosios O, yra ta, kad žaidimas yra suklastotas. Tai puikiai tinka visai sistemai, kurią matome aplink mus. Viskas yra suklastota prieš mus, netgi pakaruoklio žaidimas. Tačiau tai dar ne viskas. Pakaruoklio žaidimo eigą lemia žaidėjas, kuris šiuo atveju yra populiacija, o ne blogiečiai. O tai reiškia, kad turime pasirinkti arba evoliuciją link pavergimo, arba evoliuciją link nušvitimo. Rinkitės išmintingai. Ant sienos matome lygtį F lygų minus F. Ši lygtis nurodo vektorius, todėl F turi pradžios tašką ir kryptį. Nėra nuoseklios tikrovės, kurioje bet koks vektorius galėtų būti lygus savo priešingybei. Kita vertus, konceptualiai išeities taškas būtų tas pats. Manau, kad tai yra būdas pranešti, kad mokykla moko mokinius to, kas atrodo teisinga, tačiau nukreipia juos neteisinga kryptimi. Kitaip tariant, mokyklos tikslas yra mokyti mokinius neteisingai. Ši neįmanoma lygtis demonstruoja, kad išsilavinimas yra iškreiptas. Perskeltų smegenų piešinys ant sienos. Viena prasmė gali būti ta, kad dešiniojo ir kairiojo pusrutulių padalinimas yra lobotomijos forma, dėl kurios mokiniai negali tinkamai mąstyti. Tai ir yra viena iš mokyklos funkcijų. Kita reikšmė yra ta, kad elektrošoko terapija yra vienas iš žmonių protų valdymo metodų, naudojimų CŽV MK Ultra programoje monarcho proto valdomiems vergams. Jei drakonas yra dešinėje, tai gali reikšti, kad paslėpti valdovai naudoja MK Ultra žinias, kurdami šiuolaikinės mokymo technikas. Drakonai yra valdovų, ypač slaptų valdovų simbolis. Senovės Egipte aliejus naudojamas faraonui patepti būdavo gaudamas iš krokodilų riebalų, kurie ir yra drakono simbolikos kilmė. Tai aiškiai rodo slaptus valdovus, valdančius vaikų smegenų funkcijos iškraipimą. Širdis ant sienos. Atkreipkite dėmesį, kad širdis nupjaunama tik ten, kur yra skilveliai. Tai taip pat gali būti nuoroda ir į kraujo siurbimą. Neturiu visiškai įtikinamo sprendimo, ką tai reiškia. Jeigu turite tokį sprendimą, parašykite jį komentaruose. Aiškiai matomos mokytojos reakcijos. Matoma, kad mokytojai jaučiasi nepatogiai, tačiau santūriai laikosi, matydama klouno pasirodymą klasėje. Atrodo, kad net ji gali pasakyti, kad visa tai yra kvailystė, bet nieko nesako. Įdomu, kiek to nutinka kiekvienoje klasėje visose planetos šalise. Galinė klasės pusė. Tai yra apšviesta aplinka. Galinėje klasės pusėje vyksta daugybė dalykų. Lelija arba Lili, kuri atstovauja geruosius apsišvietusius žmonės slaptuosiuose draugijose, pirmą kartą matoma žiūrinti žemyn.
O tai reiškia, kad šios laidos pradžioje ji atidžiai nežiūrėjo, kas vyksta. Atidžiai pažvelgus į sienas galite pamatyti, kad jos yra ne tik pilkos, tačiau tai yra ir beveik visiškai paslėptas labirintas. Turite labai atidžiai įsižiūrėti, kad tai pamatyti. Tai simbolizuoja, kad gyvenimo sistema, į kurią mūsų įviliojo valdovai, yra nepaprastai sudėtinga ir tik jie žino, kaip joje orientuotis. Dar blogiau, kad švietimas yra didelė šio labirinto kūrimo dalis, jis yra sukūriamas mūsų mintise per indoktrinaciją. Kitaip tariant, sudėtinga kontrolės sistema stipriausiai formuojama klasėje. Tada ji pažvelgia aukštyn, atsitiesia ir pastebi, kas vyksta priekinėje klasės pusėje arba apskritai šitame šou. Ji arba geri apsišvietę slaptųjų draugijų žmonės pastebi kai ką svarbaus. Masonų šachmatų lenta ant grindų ir simbolika ant sienų papildo klasės aplinkos motyvą. Kairėje yra liepsnojantis elnias, kuris simbolizuoja jėgą, vyriškumą, dieviškuosius sugebėjimus ir kitką. Kitoje galinėje sienoje yra vynmedžiai, simbolizuojantis kraujo linijų kartas per laiką. Dešinėje yra kala lili, simbolizuojanti atgimimą ir naują pradžią. Viduryje yra šiek tiek piktai antrodantis triušis, simbolizuojantis gudrų apgaviką. Taip pat aplink triušį esantis vynogynai galėtų būti ir spigliuočių atvaizdavimo lopinėlis, dar labiau sustiprinantis gudraus apgaviko idėją. Taigi apibendrinant, turime gerą bendrą pasaulį valdančių žmonių apibūdinimą. Tai yra galingi, ištvermingi, nuolat atrandantis naujus būdus, kaip veikia pasaulis, tačiau jų gretose slypi ir gudruoliai. Aplink gerus nušvitusius žmonės yra likę šviesuoliai. 12 figūrų vaizduoja įvairias slaptų valdovų kraujo linijas. Jie atrodo įstrigę savo keliuose kaip statulos. Kai kurie iš jų yra suvaržyti spigliuota vėla, o kai kurie ne. Iš kairės į dešinę pirmas paveikslas gali būti azijietiškas dėl plaukų, kurie atrodo kaip yin-yang simbolis. Trečiasis paveikslas laiko rankas panašiai kaip Donaldas Trumpas. Ar tai yra slaptas rankos ženklas šiai kraujo linijai ar grupiai? Atrodo, kad ketvirtame paveiksle yra kumerbundas, o tai gali reikšti kilmę iš artimųjų rytų. Jo veidas yra taip pat užbrauktas. 11 paveiksle viena akis yra aiškiai paryškinta, o jo burna yra kaip X, galbūt tai reiškia tylą. 10 ir 11 paveikslo galvos yra sujungtos. 12 paveikslo galvoje yra didelis įdubimas. Visi šie atributai yra įdomus, tačiau man nepavyksta rasti daugiau, kad galėčiau sujungti visą tai su didesnė prasme. Lelija toliau vaizduojama kaip karališka, nes yra apsupta medžiagos, kuri atrodo kaip patepimo aliejus. Manau, kad tai rodo Dovydo kraujo liniją. Papildoma aliejaus dėmė dešinėje gali būti užuomina į O kraują arba universalų donorą. Ji taip pat turi raudoną rožę plaukuose, kuri gali asocijuoti su rozenkreiceriais, kurie yra taip pat susiję su Dovydo kraujo linija. Visa tai kartu rodo, kad liliai atstovauja apsišvietusiems arba nušvitusiems Dovydo kraujo linijos nariams, o galbūt ir sąjungininkams. Biblijos Jėzus susilaukė vaikų, o jų kraujo linija nuo tada buvo aktyvi karališkoje šeimoje. Jeigu nemanote, kad Jėzus turėjo vaikų, siūlau perskaityti Michaelo Beigento, Richardo Laigo ir Henrio Lincolno knygas Šventasis kraujas, Šventasis gralis ir Lorenzo Gardnerio Šventojo gralio kraujo linija. Kai geri žmonės ką nors pastebi, jie žiūri žemyn ir kambarys aptemsta. Aplink juos yra blogis, kambario gale yra aiškiai matomos išėjimo durys. Geri nušvitę žmonės galvoja apie tai, ką pastebėjo, kad aplink juos yra blogis, kurį reikia sustabdyti. Kambario gale matosi šiek tiek paryškintas piktas triušis, simbolizuojantis gudrų apgaviką. Čia yra 3 dalykai – geri žmonės, apgavikas ir išėjimo durys. Akivaizdu, kad geri žmonės sutelkia dėmesį į tai, kaip rasti išeitį iš blogos aplinkos, kurioje atsidūrė. Geri žmonės tyrinėja obuolį savo rankoje, supratę, kad aplink juos yra blogis, kuris simbolizuoja visas okultinės valdovų žinias, slaptas paslapčių mokyklas, magiją, pažangias technologijas ir visą tai, ką valdančios šeimos paslėpė. Jie supranta, kad šios paslaptys nepriklauso jiems, jos priklauso visiems ir neverta toleruoti blogio, kad šie dalykai ilgiau būtų paslaptyje. Kaina yra per didelė. Geri žmonės nusprendžia, kad nebėra suinteresuoti šių paslapčių saugojimu ir jos turi būti paskelbtos viešai. Lelija leidžia obuoliui išslysti iš jos rankų. Obuolys nurieda prie Obamos kojų ir sustoja prie jo bato.
Tada obuolys suskyla, slapta informacija skyla ir išauga vandens lelija, simbolizuojanti nušvitimą. Natūralu, kad šios slaptos informacijos paskelbimas apšviestų ir tą, kas ją gautų ir suprastų. Kairėje obuolio pusėje ant grindų nudažyta balta raidė C ir juodas septynetas. Juoda ir balta yra užuomina apie tai, kad atsakymas slypi šachmatų žaidime. Įprasta šachmatų strategija yra perkelti riterį į C7, tam, kad būtų sukelta grėsmė ir priešininko bokštui ir karaliui. Šiuo atveju tai rodo, kad strategija yra geriesiems vaikinams, baltiesiems, paimti juodą pėstininką C7 laukelį. Sakote juodą pėstininką, panašu, kad Obama naudojamas kaip pėstininkas prieš blogiečius. To pasekmės yra gilios. Norint atlikti šį šachmatų žaidimą, juodas pėstininkas C7 laukelį turi būti suprantamas taip, kad Barackas Huseinas Obama buvo pakeistas antrininku arba įtikintas bendradarbiauti, jis buvo paimtas. Tai kėlė grėsmę slaptam valdymo subjektui ir privertė jį pakeisti planus tam, kad būtų išvengta žaidimo pralaimėjimo. Be to, kitų žingsnių buvo paimta dar viena dalis – pačios prezidentūros kontrolė. Mano įsitikinimu Barackas Obama buvo slaptai kontroliuojamas gerųjų vaikinų bent dalį savo prezidentavimo laiko, o blogiukams padaryta žala buvo didžiulė. Jeigu atidžiai pažiūrėsite, po Obamos batu pamatysite monetą. Ten tamsu, bet jin yra ten. Jeigu pažiūrėsite iš arti, štai ši moneta. Tai yra Australijos sidabrinė moneta. Atrodo, kad tai rodo, jog Obama buvo papirktas Australijos, arba bent jau yra tam tikras piniginis ryšys tarp Obamos ir Australijos. Tai nenuostabu, nes Australija yra Five Eyes arba 5 akių žvalgybos dalymosi sistemos narė. Obama mato, kad informacija apšviečia gyventojus ir yra labai nervingas. Informacijoje yra visų nusikaltėlių nusikaltimų įrodymai, iš kurių Obama yra tik vienas. Visi blogi valdovai yra susiję. Bokštai dvyniai ir rugsėjo 11. Tolinant vaizdą dega mokyklos namas. Pirmose keliose nutolinimo kadruose matosi, kad autoriai ypač stengiasi užtikrinti, kad degantis mokyklos pastatas būtų aiškiai matomas pro langą. Norėdami tai padaryti, jie turėjo specialiai padaryti skylę rūke ant lango, kad matytumėte degančią mokyklą. Ši apgalvota detalė padeda parodyti, kokia svarbi buvo mokyklo deginimo idėja. Mokyklos yra puolamos ir jie nori, kad jūs tikrai tai suprastumėte. O štai ant sienos lango kairėje yra 23 psalmė iš Biblijos. Ši psalmė apibrėžia velniško aplinkos kontekstą, o žaibas gali reikšti, kad elektronika yra naudojama blogiui. 23 psalmė sako: Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose pievose mane paguldo prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose. 23 psalmė yra iš karaliaus Jakubo Biblijos. Ar tai Obama galvoja klasėje? Pasaulis pilnas blogio ir kiekvienas galėtų pasinaudoti trupučiu vilties. Galbūt tai yra tam, kad primintų mums kontekstą, bet kokiu atveju tai suteikia toną saugotis blogio. Laikrodžio bokšte esantis laikrodis rodo vidurnaktį ir tai yra laikas veikti. Tuo tarpu suplėšyta Amerikos vėliava vėjas neša į tolį. Suplėšyta vėliava yra aliuzija į Jungtinės Amerikos valstijas, kurios suplėšytos ir nešamos į tolį. Tai rodo, kad šalis yra naikinama. Nuplėšta vėliavos dalis yra visos raudonos ir baltos juostelės. Yra teigiama, kad Džordžas Vašingtonas yra pasakęs, kad baltos juostelės simbolizuoja laisvę nuo Didžiosios Britanijos. Sakoma, kad raudona ir balta spalvos reiškia nekaltumą ir grinumą. Tai būtų balta spalva, bei atsparumą ir narsumą, tai būtų raudona spalva. Tad šiuose vaizduose teigiama, kad šios dvi savybės yra atimamos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Spigliuotos tvoros viela, pakreipta į išorę, neleidžia patekti žmonėms į vidų. Tai yra užuomina, kad tie, kurie kontroliuoja mokyklas,
Nori, kad tėvai nepatektų į klasę, kad jie galėtų išsisukti nuo seksualizuotų viliojimo ir vaikų indoktrinacijos. Bokštai dvyniai pirmiausiai pasirodo degdami fone, tačiau atkreipkite dėmesį, kad autoriai sąmoningai nusprendė nerodyti į juos be atsimušančių lėktuvų. Manau, kad taip yra todėl, kad į bokštus dvynius nepataikė jokie lėktuvai, o mūsų visų matytose vaizduose buvo dirbtinai pridėta lėktuvo dirbtinių vaizdų tiek realiuoju laiku, tiek vėliau. Tikiu, kad ateityje tai pasirodys kaip tikra tiesa. Bokštai dvyniai griūva labai tiksliai, galėčiau pridurti, kad net iki pagrindinių horizontalių sprogimų, kuriuos sukelia sprogmenys, būtini kontroliuojamam griovimui įvykti. Tuo tarpu kariškiai apsisuka, atsuka nugarą bokšto katastrofai ir iš karto nuneria nuo uolos. Daugelis nagrinėjusi šį personažą manė, kad jis buvo indėnas dėl periferinės simbolikos, veikėjo šokio būdo ir aplink jį esančių objektų. Niekas apie šį personažą nėra indėniška išskyrus meškėno uodegas, tačiau yra keletas kitų bruožų, kurie tikrai nėra indėniški. Pagrindinė šio veikėjo apranga yra prigludusi uniforma su modernia žėrinčia emblema priekyje. Kaip mes galime žinoti, kad tai yra kariuomenė? Kokia kariuomenė? Kieno kariškiai? Ant šio veikėjo galvos yra labai savotiška juosta, kuri yra aiškiai apgalvota ir skirta tik tam, kad turėtų prasmę. Nors šioje ekrano nuotraukoje ji ir nėra labai aiški, ši juosta yra raudona išorėje, turi tamsiai raudoną, baltą ir mėlyną vertikalias linijas bei šviesiai oranžinį centrą. Geometriškai jis netitinka jokių esamų karinės tarnybos juostelių, kurias galėjau rasti. Tačiau yra dvi karinės tarnybos juostelės, kurios yra panašios, tačiau šiek tiek skiriasi. Jeigu jas abi suderintumėte, galų gale atsirastų juosta ant kariškių galvos. Šios dvi juostelės yra krašto apsaugos tarnybos juosta bei garbės atleidimo iš tarnybos juosta. Manau, kad ši juosta buvo skirta nurodyti abiem, o tai reiškia, kad veikėjas turi omenyje garbingus karius, kurie gina savo tautą. Labai stipri užuomina. Plunksna gali reikšti, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė vadovauja kitoms kariuomenėms visame pasaulyje. Šis personažas taip pat yra mėlynas, kaip ir barniukai mėlynais drabužiais, tai yra aliuzija į policiją, ir vilki uniformą su gana moderniai atrodančia žvaigždė krūtinės viduryje. Tai reiškia oficialų dalyką, pavyzdžiui, kariuomenę. Meškėno uodegos pritvirtintos prie šio veikėjo mokasininių batų šonų rodo anonimiškumą tokiomis aplinkybėmis, kurios to reikalauja. Todėl galite paslėpti savo tikrąją tapatybę ar ketinimus nuo pasaulio. Tai yra neįtikėtina užuomina, kariuomenė slepia, ką iš tikrųjų daro. Kariškiai visada rodomi su kauke iki paskutinės scenos, kurioje pasirodo kariškiai. Kai vaidinate, dėvite kaukę. Kai vaidini, esi aktyvus. Kariuomenė veikia netgi 2001 rugsėjo 11. Gali pilnai būti, kad ši karinė operacija, kurią matėme, buvo aktyvi dar iki 2001 rugsėjo 11. Paslėpti įvykiai. Štai rodoma Anubio valtis. Žmogaus dvasios pėdos pirmą kartą matomos ūkanotoje uždaroje Anubio valties kameroje. Anubis laikomas tiltų tarp gyvenimo ir mirties, kuris palydi sielas, kad jos būtų vertinamos pagal jų charakterį. Anubis taip pat yra požemių valdovas ir kapų gynėjas. Iš esmės valtis reprezentuoja kraujo linijas, kurios pateikia priemonę tam, kad apsaugotų savo protėvių ir gerų žmonių palikimą. Tikiu, kad šie žmonės mano, kad tai yra jų pareiga apsaugoti žmoniją. Jie yra priešingybė nusikaltėliams, kurie valdo pasaulį su blogiu. Prieš pasiekdami šviesesnę ateitį turime pereiti tamsos ir blogio laikotarpį. Iš tikrųjų tai ir yra šio filmo pavadinto Aš, naminis ožys 2 tikslas. Tamsos upė, kurią plaukia Anubio laivas, gali simbolizuoti mitinę arba tikrą požeminę upę, kuri, kaip manoma, yra susijusi su Šventojo Gralio arba Dovydo kraujo linijomis, Jėzaus palikuonimis. Yra legenda, kuri pasakoja, kad pietų Europoje arba šiaurinėse vidurio rytuose egzistuoja paslėpta požeminė upė, kurios išėjimą į paviršių saugo kaukolė. Visiškai nesvarbu, ar ši upė fiziškai egzistuoja ar ne, svarbiausia yra simbolika. Pati istorija yra metafora Dovydo kraujui arba Jėzaus palikuonims, kurie slapstėsi siekdami išvengti romėnų nužudimo tam, kad sumažintų grėsmę iš didžiulės katalikų bažnyčios valdomos valdžios.
Manau, kad tamsios upės scenos nurodo tą pačią simboliką. Geranoriškus valdovus, galbūt Dovydo giminės narius ir sąjungininkus, kurie tęsia savo kelionę po žemę, pasislėpę tam, kad palydėtų žmoniją į šviesesnę ateitį ir šviesą. Pinigai ir valdžia. Akivaizdžiai rodant blogį lengvai atpažįstamas Osama bin Ladenas, ant krūtinės nešiojantis CŽV ženklelį. Tikrasis Osamos bin Ladeno vardas gali būti Timas Osmanas. Taip pat žinoma, bet sunkiai pastebima, kad bin Ladenas turi juodus sparnus. Visa tai rodo, kad bin Ladenas yra blogio ir mirties angelas arba pasiuntinys. Jis parodomas išbūrintis piktus dalykus, o tai puikiai dera prie šio motyvo. Už bin Ladeno kareivių kariuomenę nešanti kardus iš tikrųjų yra uniformuotos bombos. Atrodo, kad kiekvienas kareivis turi vieną akį, o tai tikriausiai yra mums pažįstamas blogio apšvietimo vienos akies simbolis. Manau, kad tai yra susiję su kariniu industriniu kompleksu. Tokių veikėjų kaip bin Ladenas užburti karai yra verti karinio industrinio komplekso turtų ir kaip tik tai jiems ir patinka. Danguje matosi rausvas pusmėnulis, simbolizuojantis islamą, tačiau jis yra apverstas. Islamas šiuo atveju yra klastotė, sukurta siekiant uždirbti pinigų ir kontroliuoti žmonės. Musulmonai nėra vakarų priešai, o blogi pasaulio valdovai yra. Bin Ladeno scena vyksta tarp bokštų dvynių griūties ir kitos scenos, pabrėžiančios naftą arba energiją. Ir tai rodo, kad CŽV labai stipriai dalyvavo organizuojant rugsėjo 11-osios atakas, daugiausiai dėl naftos. Apversta liepsna bin Ladeno barzdoje gali atspindėti musulmonų tikėjimo džahanamą, kas yra pragaro versija egzistuojančių žmonių širdise. Štai taip atrodo islamo pusmėnulis parodytas įprastoje orientacijoje. Iš karto po bokštų dvynių griūties ir bin Ladeno mums rodoma scena su naftos statiniais tolumoje. Tai sieja išpolius su naftos ir energijos gamyba. Kitaip tariant, naftos pramonė buvo pagrindinė rugsėjo 11-osios atakų priežastis. Viskas priklauso nuo pinigų, valdžios ir kontrolės. Siurprizas. Iš tolo tekanti naftos upė rodo, kad nafta visai nėra reta medžiaga ir naftos trūkumas yra melas. Nafta yra antras pagal kiekį skystis žemėje ir nėra iškastinis kuras. Jis susidaro mantijoje geologinio proceso metu. Jis nėra paremtas suirusia biologinė medžiaga. Nafta teršia aplinką ir tai turėtų būti blogai, išskyrus atvejus, kai tie, kuriems priklauso naftos įmonės, gali uždirbti daugiau pinigų. Bokštai dvyniai žlugo rugsėjo 11 dieną, o CŽV ir naftos interesai yra susieti viena iš didžiausių apgavysčių, kada nors įvykdytų žmonijai. Lady Helotry, Heliofant svetainės galerijos puslapyje teigiama, kad šis veikėjas simbolizuoja vergiją ir baudžiavą, kuri yra labai galinga. Laisvės statula pavaizduota iš viršaus su Dovydo žvaigžde apačioje rodo, kad Izraelis yra susijęs su Jungtinėms Amerikos valstijoms primesta vergovė ir baudžiava. Laisvės statula yra tos vergijos ir baudžiavos simbolis, o ne laisvės simbolis, ko mes visi buvome mokomi mokykloje. Tikroji tikrosios laisvės statulos pagrindo forma yra hendekagrama arba daugiakampis su 11 smailių kampų. Tai yra svarbu, nes tai reiškia, kad autoriai nusprendė jį pakeisti tam, kad atkreipti dėmesį. Lady Helotry ranka krenta, ranka laikanti fakelą nutrūksta ir krenta, o tai reiškia, kad Izraelio vergijos ir baudžiavos sistema lūžta. Proto kontrolė. Štai žmogaus vaisius rodomas kiaušinio viduje, aplink kurį vyniojasi gyvatė. Ši simbolika yra glaudžiai susijusi su orfiniu kiaušiniu. Ši orfinio kiaušinio simbolika yra paslaptinga ir savaime svarbi tik netiesiogiai. Kartu su tuo, kad jo viduje yra žmogus, kas yra nestandartinė orfinio kiaušinio simbolika, ir drako elgesiu. Reikšmė pasidaro aiškesnė. Tie, kurie valdo pasaulį, yra labai susitelkę į kiekvieno žmogaus planetoje valdymą, sekimą, manipuliavimą ir iš esmės valdymą bet kokiomis būtinomis priemonėmis, ir jie nori tai daryti nuo pat pastojimo. Jie tai daro daugiausiai per narkotikus, melą, jėgą ir nukreipiant dėmesį per propagandą. Drako, o kitaip bankininkystės sąjunga, kiek įmanoma atidžiau tyrinėja dauginimosi procesą.
mokslas pabrėžiantis elgesio kontrolės sukarinimą. Visų stebėjimas šiems nusikaltėliams suteikia kuo daugiau informacijos apie tai, kaip indoktrinuoti ir manipuliuoti žmonėmis, siekiant maksimaliai padidinti jų pažeidžiamumą pinigų uždirbimo ir drako galios didinimo schemoms. Drako galia ir kontrolė yra tokių siaubingų programų kaip CŽV MK Ultra priežastis. Viena akis stambių planų šiame klipe pabrėžia vienos akies simboliką. Šie bankininkai yra už bendros žmonių populiacijos kontrolės. Tai yra blogųjų valdovų branduolys. Drako oda yra kaip gyvatės ar driežo su žvyneliais. Tai yra nuoroda į satanizmą, kurio šalininkai mano, kad Kainas buvo Ievos pastojusios nuo gyvatės Edeno arba Rojaus sode rezultatas. Kadangi jie turi tam tikrą gyvatės DNR, kartais galite išgirsti juos vadinamus driežais arba reptilijomis. Drako akis nėra žmogaus akis. Raineliai yra plyšio formos, kuri taip pat yra roplio. Dar kartą tai yra nuoroda į satanizmą. Po drako akimis matoma lotyniška frazė ordo ab chao, kuri reiškia tvarka iš chaoso. Tai taip pat mėgstamiausias satanistinis posakis, satanistinė sistema klesti chaose. Tai taip pat vienas iš seniausių masonerijos šūkių. Akivaizdi vienos akies Anubio simbolika. Vienos akies simbolika yra priekyje ir centre, kai Anubio valtis artėja prie žiūrovo. Tai kairioji akis, tačiau aš nesu tikras, ar tai čia svarbu. Manau, kad autoriai čia sustiprina visą vienos akies simboliką. Stebinti žmogaus dvasia. Pirmą kartą esame supažindinami su žmogaus dvasia, bendrų žmonijos gebėjimų pasiekti savo nušvitimą. Heliofant svetainė apibrėžė šį veikėją kaip tiesos ugnį. Čia matoma deganti liepsna simbolizuoja tiesą. Čia verta paminėti, kad ugnies ir tiesos kiekis šiame personaže laikų bėgant didėja, kol filmo pabaigoje jis prisipildo tiesos. Įterpdami tai, autoriai norėjo priminti, kad su kiekviena nauja tema žmogaus dvasia eina per laiką, suvokia temas ir mokosi. O tai reiškia, kad tie, kurie mus lydi, taip pat tai žino. Žmogaus dvasios kaktos vaizdas iš arti rodo nušvitimo spindulius nukreiptus į viršų nušvitimo akimi. Žmogaus dvasia miega. Žmonės taip ilgai buvo priblokšti valdovų indoktrinacijos ir manipuliavimo bei melo, kad žmonija nebemato realaus pasaulio. Turime pabusti, sužinodami tiesą apie pasaulį, kuriame gyvename. Jei atidžiai įsižiūrėsite, pamatysite spigliuotos vielos galvos juostą ribojančią žmogaus gebėjimą apsišviesti. Tai tampa svarbu vėliau. Kankorėžinė liauka yra labai svarbi tinkamam smegenų funkcionavimui, o akis ant žmogaus dvasios kaktos yra sąmoningai uždėta tiesiai virš kankorėžinės liaukos. Tai nėra atsitiktinumas. Tai tinkama vieta nušvitimo akiai. Tai susiję su hinduistų ir džainiečių moterimis, kurios dažnai rodo bindi ženklą, ryškų tašką šioje pozicijoje. Valdovai dėjo visas pastangas, kad padarytų viską, ką tik gali, kad sumažintų sveiką žmonių kankorėžinių liaukų veiklą, taip sumažinant jų gebėjimą tapti išmintingesniais bei labiau apsišvietusiais. Nesveika kankorėžinė liauka sukelia didelius depresinius ir bipolinius sutrikimus, dėl kurių žmonės serga psichinėmis ligomis. Drako arba bankininkystės kabala kiek įmanoma labiau manipuliuoja gyventojais, kaip rodo gyvatė, implantuojama į Liudovičiaus pasaulio gyventojų galvą. Plūduriuojanti televizija simbolizuoja žiniasklaidą ir visus pagrindinius žiniasklaidos šaltinius, prisotinančių žmonių protus informacijos, kuri kelia jiems baimę. Liudovičius yra apsvaigęs nuo narkotikų ir jo drabužiai yra romėniška tunika, simbolizuojanti vakarų civilizacijos piliečius. Geltona spalva rodo, kad žmonės paprastai yra kūrybingi, linksmi ir protingi. Jo priekyje ir nugaroje laša geltonos spalvos lašai, parodant, kad natūraliai šių savybių žmonėse gausu, jos varva iš jų. O valdovai laiko žmonės kvailiais ir nesugebančiais veiksmingai pasipriešinti ar suprasti, taikydami nuolatinės psichinės prievartos, dezinformacijos ir netinkamo auklėjimo dietą. Stambus farmacijos bei gatvės narkotikų prekeiviai išlaiko gyventojus apsvaigintus nuo narkotikų ir negebančius normaliai ir sveikai mąstyti. Liudovičius prisotintas siaubo, žiniasklaida naudojama propagandos srautui skelbti, kuris moko visus, kad jie visą laiką turi bijoti. Ši baimė atitraukia gyventojų dėmesį
ir įtikina juos priimti neprotingus sprendimus, kurie palaiko ir plečia valdovų galią. Ši propaganda sukuria teisėtos sistemos iliuziją, tačiau iš tikrųjų žaidimas yra visais įmanomais būdais suklastotas ir valdantieji visada nugali. Kai bijote, eikvojate laiką ir pastangas, kaip pašalinti baimę keliančią grėsmę. Tačiau jei baimė yra dirbtinė, jūs švaistote laiką ir darote blogus sprendimus. Tikriausiai esate girdėję posakį, baimė yra proto žudikas. Daug lengviau laimėti žaidimą, kai galite įtikinti savo varžovus nuolat galvoti apie ką nors kitą, o ne žaisti žaidimą. Lengviausias būdas tai padaryti yra gąsdinti savo priešininkus dalykais, kurie net nėra tikri, tam, kad jie švaistytų laiką kovodami su vėjo malūnais. Žmonės yra prisotinti dezinformacijos. Pavyzdžiui, naujienos apie akcijas. Iš tikrųjų, akcijų rinkos yra suklastotos, o mažmeniniai investuotojai apgaudinėjami. Pagrindinė informacija išlaiko juos neteisingoje kiekvieno sandorio pusėje. Kariuomenė patiria smūgį. 3 orlaiviai susprogdina mečetę raketa. Lėktuvų nosis turi nedidelę atskirtį, todėl jos turi nupjautos piramidės formą, kuri gali būti užuomina apie paslėptą ranką arba iliuminatus. 2 orlaiviuose yra 2 žibintai, o viename 3. Tai galėtų būti užuomina apie 322, kitaip kaukolės ir kaulų visuomenė, kuri labai aktyviai dalyvauja slaptų valdovų gudrybėse. Viena raketa pataikė į mečetę sukeldama didelį sprogimą, kuris išsviedžia 5 sviedinius. Dešinėje mečetės pusėje taip pat yra 5 organinės formos obeliskai. Tai gali būti nuoroda į 5 islamo stulpus, greičiausiai sunitų ramščius. Žiūrint iš viršaus, pusmėnulio smailė krenta. Tai gali reikšti grėsmę, kad Al-Qaida ir Islamo valstybė bus iš esmės neįgalios per Trumpo prezidentavimą. Kregždės išskrenda iš mečetės, simbolizuojančios daugybę teigiamų dalykų susijusių su pokyčiais. Manau, kad taip bandoma pertikti, kad islamiškojo terorizmo grėsmė išnykus, gyventojai įgys daugiau psichinės energijos sutelkti dėmesį į šios dalykus. Žmogaus dvasia sudegina kandį. Balta kandis simbolizuoja viltį, atgimimą ir gyvenimo ciklą. Žmogaus dvasia ją paliečia ir sudegina, parodydama, kad viltis panaikinti blogį yra prarasta. Nėra normalaus būdo pakeisti situaciją. Manau, kad tai reiškia, kad problemos negalima išspręsti kitaip, kaip tik panaudojant slaptą karinę operaciją. Kariškiai patiria didžiulį smūgį. Iš karto po baltos kandies sudeginimo, todėl glaudžiai susijusi, rodoma, kad kariškiai degant raudonai šviesai buvo atstumti, o tai rodo, kad kariuomenė patyrė didžiulį smūgį. Ši seka yra labai trumpa, mažiau nei 1,5 sekundės arba 40 kadrų, ir ją lengva pamiršti bei visiškai praleisti. Kažkas atsitiko ir aš nesu tikras kas, bet įtariu, kad tai gali būti susiję su Edvardo Snowdeno pranešimu apie Nacionalinės saugumo agentūros duomenų rinkimą, CŽV saugyklos duomenų išleidimą ir Gucifer įsilaužėlį. Tai taip pat gali būti kažkas, ko mes išvis nežinome. Atkreipkite dėmesį, kad šiame klipe kariškiai yra užmaskuoti ir labai liūdni. Jie vis dar vaidina. Viskas apie šį pranešimą gali būti klaidinga informacija, išskyrus tai, kad aplinka yra raudona, o ne kariuomenė. Taigi atsitiko kažkas labai blogo, kas atstūmė kariuomenę atgal. Nepriklausomai nuo priežasties, kariškiai patyrė didelę žalą ir tai yra susiję su gyventojų praradimu, prarandant viltį civilizuotai susitvarkyti su blogiu. Tačiau vienas dalykas yra aiškus, vienintelis kelias į priekį yra kariuomenė. Galbūt todėl daugelis žmonių internete kalbėjo apie kariškių įsitraukimą į tai, ko mes visiškai nesuprantam ir nežinom. Dalykai sparnuose. Juodoji Madona Magdalietė, pieta, išvertus reiškia Marijos Magdalietės atvaizdas su mirusiu Jėzumi ant kelių. Šis paveikslas simbolizuoja Jėzaus karaliaus Dovydo palikuonių, kraujo liniją stebinčią iš šalies. Buteliukas Marijos rankoje simbolizuoja nuodus, kaip rodo ryškiai apšviestas grybo formos debesis, puikiai praeinantis už jo. Nušvitę valdovai žino apie planus panaudoti biologinius ginklus prieš gyventojus. Jie verkia, nes žino, kokia tragiška yra ši mintis. Manau, kad buteliukas yra tiesiogiai susijęs su COVID-19 ir vakcinomis.
Abu šie dalykai yra biologiniai ginklai, kuriuos sukūrė blogiukai ir finansuoja Jungtinių Amerikos valstijų mokesčių mokėtojai. Taip pat gali būti ir kitų biologinių ginklų, apie kuriuos mes dar nežinome. Kita galima buteliukų reikšmė yra ta, kad tai gali būti nuoroda į adrenochromą, kuris yra purpurinis. Šis vaizdas taip pat reiškia motiną ar sužeistą ir regis mirusį vaiką. Galbūt taip ugdoma mintis, kad vaikai yra pagrindiniai taikiniai. Iš arti rodomas vaiko veidas, kuriuo ropoja skarabėjas arba mėšlavabalis. Skarabėjas simbolizuoja dieviškąjį apsireiškimą ir tekančios saulės dievą, o tai prasminga, nes šis berniukas yra Jėzaus palikonis arba Dovydo kraujo linijos atstovas. Tikiu, kad tai padeda apibrėžti šį personažą kaip tiesą apie Jėzaus mirtį, kurią vėliau pamatysime dar labiau paaiškintą. Ši trumpa atkarpa įspėja mus apie būsimą biologinių ginklų panaudojimą pasaulio gyventojams. Lyčių armija. Turbūt tai labiausiai kelianti nerimą atkarpa iš viso filmo Aš naminis ožys 2, kurioje matome Kladah mergaitę, esančią šalia šautuvo AK-47, trūkčiojančią ir lėtai pasukančią galvą tam, kad pažvelgtų į mus. Ji pristatoma kaip moteris, nes turi paaugliškai padidintas krūtis, perlų vėrinį ir sagę. Kladah dizaino. Ji taip pat nešioja genčių karo dažus ir laiko pirštą ant AK-47 gaiduko, tarsi būtų pasiruošusi žudyti. Atrodo, kad ji juoda, su juodaodės afrikietės plaukais. Ar tai berniukas? Manau, kad čia yra lyties disforijos komponentas. Tai gali būti susiję su pastaruoju metu brukama šokiruojančia tendencija stumti lyčių dviprasmiškumą šiandienos jaunimui, susilpninant visuomenę. Ji nėščia, štai koks daiktas priešais ją su rožiniu lankeliu. Ji yra labai keistoje padėtyje. Ji taip pat yra smarkiai skriaudžiama, ką liudija randai ir žaizdos ant jos kairės rankos. Kladah mergaitė yra nuskriausta proto kontrolės vergė, skirta terorizmu pulti vakarus. Sagė ant Kladah mergaitės yra užuomina apie Kladah žiedą. Ši sagė yra stipri, ji sukurta remiantis Kladah žiedo, kuris yra tradicinis airiškas žiedas dizainu. Šį dizainą sukūrė Richardas Joyce'as. 1600-ųjų pabaigoje jį pagrobė alžyriečiai ir pavergė jį jaunystėje. Laimiai karalius Viljamas III paleido visus vergus ir Joyce'as buvo išlaisvintas. Grįžęs, jis sukūrė Kladah žiedą. Manau, kad ši pagrobimo ir vergijos istorija yra priežastis, kodėl čia buvo naudojama sagės simbolika. Joyce'as buvo pagrobtas, išnaudotas vergas. Kladah žiedas turi širdį meiliai, karūną ištikimybei ir rankas draugystei. Ši sagė neturi rankų, o tai reiškia, kad draugystė čia nieko nereiškia. Širdis ir karūna reiškia, kad jos meilė skirta savo šeimininkui. Karūna simbolizuoja meilę, besąlygišką ištikimybę savo šeimininkui arba šiuo atveju vedliui. Šiek tiek paryškinus vaizdą toliau esančiame paveikslėlyje matome apverstą raudoną kryžių ant suaugusiojo krūtinės. Šis asmuo yra satanistas ir tai, ką matome, yra grynas blogis. Suaugęs personažas yra MK Ultra proto valdymo programuotojas ir mergaitės prižiūrėtojas. Atkreipkite dėmesį į kaukolės ir kaulų vaizdą ant jo dešiniosios rankos. Dėvėdamos tik apatinius, šios aukos užsimena apie seksualinę prievartą. Tai yra labai tamsi tema, kurią iš pradžių kai kuriems gali būti labai sunku patikėti. Įrodyti, kad tai yra tikra, šis dokumentas nesiekia, bet palieku šią vienintelę išnašą kaip įrodymą, kad tai yra gana tikra. Vienas iš daugelio MK Ultra tikslų yra sukurti proto valdymo vergus superšnipus, kurie vykdo visus įsakymus, kad ir kokie šie siaubingi būtų, neatsižvelgiant į vergų gerovę. Taip įvykdoma daugybė netikrų vėliavų išpolių, pavyzdžiui, susišaudymų mokyklose. Kladah mergaitė atstovaujami proto valdymo vergai yra aukos, bet labai pavojingi psichikos ligoniai. Kaip rodo ši trumpa ištrauka, jie yra kaip robotai. Dėl savo kondicionavimo arba programavimo jie gali padaryti daug dalykų, kurių negali padaryti sveiki žmonės. Satanistas lėtai atriša rausvą juostą aplink nėščio vaiko pilvą. Prieš ją atrišant vaiko akis mirga ir tą akimirką, kai juosta yra atrišama, vaiko akis visiškai aptemsta ir scena nutrūksta.
Manau, kad tai simbolinė nuoroda į vaiko gyvenimą, kuris visiškai nieko nereiškia. Šiam vaikui gyvenimas nieko nebereiškia. Šios scenos motyvas taip pat skiriasi nuo likusios filmo dalies tuo, kad fono vanduo yra šiurkštesnis nei bet kurioje kitoje scenoje, o ledas aplink subjektus yra tyčiai suskaldytas. Tai rodo, koks iškreiptas yra šios scenos turinys. Kai tai supranti, ši ištrauka yra pati baisiausia filme Aš naminis ožys 2. Blogiečiai sukūrė psichiškai nesveikų, lytiškai suniokotų, piknaudžiaujamų proto kontrolės vergų, kurie masiškai žudys armiją. Numatytas jų panaudojimas yra terorizmas. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, pasidomėkite Uranijos serijos straipsniais, kuriuos galite rasti Prūšo geito arba Nematomo priešo serijose. Iškart po to, kai rožinė juosta aplink nešiosios Kladak mergaitės pilvą yra atrišta, scena nukertama ir matome, kaip lotoso žiedas plūduriuoja žalio marmulo upėje. Tikiu, kad ši gėlė gali simbolizuoti gyvybę, kuri buvo atimta iš Kladak mergaitės, arba apskritai gyvybės išnykimą. Tada rodomas pasaulio darbininkų simbolis Pepito, skęstantis žaliame marmale, simbolizuojančiame visus sunkumus, kuriuos sukelia korumpuota sistema, kurioje gyvename. Scenoje esantis kūjis ir pjautuvas yra užuominos į komunizmo ir socializmo sąvoką, kuri yra sistema, kurią kiekvienam primeta slapti valdovai. Akivaizdu, kad ši sistema neveikia ir dėl to bet kuris normalus žmogus negali turėti verto gyvenimo. Konkreti nagrinėjama grupė yra jaunesnės šeimos, nes Pepito turi tatuiruotę ant kairės rankos su širdelėmis ir vardu Juanita, o tai reiškia Dievo dovana. Pepito turi gerą mylimąją, tačiau jie paskęsta problemose. Tiek kūjis, tiek pjautuvas yra įtrūkę. Kūjis simbolizuoja darbininkų klasę, o pjautuvas valstiečius. Valstiečiai skęsta greičiau nei darbininkų klasė. Žalia marmalo spalva čia gali būti nuoroda į žaliąją politiką. Jei taip, vadinasi, Pepito skęsta dėl absurdiškos politikos, kurią sukelia klimato isterija. Kažkas vyksta. Šiuo metu scenarijus šiek tiek pasikeičia ir pereina į dalykus, kuriuos iš tikrųjų galime pamatyti vykstančius realiame gyvenime, jeigu žinome, ko ieškoti. Štai matome Sansu bėgančią link tankų kolonos ir mojuojančią baltą vėliavą. Ji aiškiai bando sustabdyti smurtą. Tai primena Tianmenio aikštės įvykius Kinijoje. Budrus patriotai bando sustabdyti karinio smurto eskalaciją, o kiniškų atspalvių čia labai gausu. Tačiau yra ir kita galima prasmė. San Tzu karo mene San Tzu sako, atrodykite silpni, kai esate stiprus, ir stiprus, kai esate silpni. Todėl gali būti, kad tie, kurie mojuoja baltą vėliavą, iš tikrųjų yra stiprus, nors atrodo silpni. Vienintelė užuomina apie tai yra veikėjas vadinamas San Tzu arba Saulė Su. Galbūt tai gali būti aliuzija į tai, kad gyventojai iš tikrųjų yra labai stiprus, tačiau yra priversti manyti, kad jie yra silpni. Šviesa šioje pradinėje scenoje sudaro gana aišku Yin-Yang simbolį, kuris greit ištirpsta. Tai mums sako, kad galia išsibalansuoja karinių veiksmų ir piliečių reakcijų kontekste. Kitaip tariant, blogieji valdovai tampa pernelyg galingi. Vienas iš tankų. Atkreipkite dėmesį į akivaizdų akies simbolį, kur išeina ginklas. Tai labai aiški nuoroda į tai, kad už karinės agresijos yra slapti valdovai, jei norite vadinkite juos iliuminatais. Karas yra pelningas ir daro piliečius silpnus ir beviltiškus. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvieno tanko centrinis dantis iš tikrųjų yra nupjautas trikampis, nurodantis iliuminatus, nusikaltėlius, kurie valdo pasaulį. Rodoma išsirikiavusi ilga tankų simbolizuojančių daugybę karinių veiksmų eilė. Priekyje šviečianti žalia šviesa reiškia, kad bus atliktas kitas karinis veiksmas. Kitigi laukia eilėje, kol užsideg žalia šviesa jiems. Šiuo metu verta paminėti, kad tankai yra kraštovaizdėje, kuriame matyti, kad iš žemės kyšo šonkauliai. Šie šonkauliai galėtų išsidėstyti pagal didelio žvėries stuburą. Tai atrodo kaip žvėries pilvas ir tas pilvas yra Kinija. Be to, mano nuomonė, Kinija yra popierinis tigras. Jų populiacija tiesiog negali būti beveik tokia didelė, kaip jie teigia, ir akivaizdu, kad didelės korporacijos labai stengiasi perkelti gamybą ten, greičiausiai vergų ir beveik vergų darbui. Taigi, jeigu silpna Kinija buvo paremta taip, kad atrodytų kaip stipri Kinija, Kinija iš esmės būtų skeletas, kaip tai ir yra pavaizduota šiame vaizde.
Iš esmės Kinija nėra didelė grėsmė Jungtinėms valstijoms, greičiau ji kaip Potiomkino kaimas, panašiai kaip Rock Ridge kaimas filme Blazing Saddles. Žalia šviesa ant pirmojo tanko ir raudonas lemputės ant sekančių jį tankų gali turėti papildomos reikšmės dėl kraštovaizdžio. Taip pat atkreipkite dėmesį į trumpesnius šonkaulius, kurie gali būti interpretuojami kaip bangos. Vaizdas kažko primena Raudonosios jūros perskyrimą, kai persekiotojai buvo sunaikinti, juos užliejus supančiai jūrai. San Su nugaroje aiškiai matomas tigras. Manau, kad tai yra tiesioginė nuoroda į Kinijos tigro metus, nustatant šios scenos vietą ir laiką. Dirigentas sugriebė San Su už peties, o dirigentas tai ta frakcija, kuri kontroliuoja istoriją. Ji sugriebė San Su petį ir apsuka ją. Taip sutrukdo jai protestuoti. Kai matote dirigentą iš priekio, pasigirsta fejerverkai ir dirigentas pučia savo švilpuką. Koks malonus prisilietimas. Tai byloja apie informacijos apie korupciją sklaidą visuomeniai. Ši informacija buvo įvairiausių formų, tačiau šio įrašo darymo metu pasidaro aišku, kad paprastas žmogus turi daugiau korupcijos įrodymų nei bet kuriuo kitų istoriniu laikotarpiu. Kas išleido šią informaciją techniškai vis dar neaišku, bet aš esu įsitikinęs, kad tai karinė žvalgyba, o šios informacijos paskelbimas yra nusikaltėlių atskleidimo operacijos dalis. Ši informacija suteikia itin budriems žmonėms, tiems, kurių dauguma žmonių ieško patarimų, pakankamai informacijos, kad šie būtų labai atsargus ir prieš judėdami į priekį palauktų ir šiek tiek pažiūrėtų, kas vyksta. San Su, tie, kurie maištautų prieš pasaulio vyriausybės, sustoja ir laukia. Atkreipkite dėmesį į simbolį branduoliniams ginklams ne ant jos dešiniojo skruosto ir širdį ant kairiojo skruosto. Artėjame prie branduolinio karo, o gyventojai žmonės nori, kad visi mylėtų vienas kitą. Šioje scenoje matome žmogaus dvasią, judančią ūkanotoje tamsoje palei paslėptą upę. Tai rodo, kad laikas prieina iki tam tikro neapibrėžto taško ateityje. Štai vėl šaukiama ant Liudovičiaus. Čia mums primenama, kad gyventojus vis dar įkyriai persekioja ir indoktrinuoja bankininkų sistema. Panašu, kad pastangos kontroliuoti darosi vis intensyvesnės, tačiau Liudovičiaus veide matosi užuomina, kad jis jau nuo to pavargsta. Staiga bankininkai atsitraukia atgal ir pradeda tada intensyvų puolimą, bet iš Liudovičiaus veido išraiškos galime suprasti, kad jis jau nebepriima melo. Galbūt bankininkai nuėjo per toli bandydami meluoti visuomeniai. Tai gali būti laiko skalė, galbūt 4 metai, tai neaišku. Žmogaus dvasia kalba tiesą. Smūgio taške matome, kaip žmogaus dvasia, vis dar mieganti, iškvėpė didžiulį ugnies kamuolį. Atminkite, kad Elephant Blue kariškiai yra liepsnos ir tiesos gynėjas. Liepsna čia yra tiesa. Manau, kad tai yra taškas, kai budriems ir maištingiems žmonėms gana yra gana ir jie pradeda kalbėti tiesą. Jie kalba vienas kitam reikšmingais skaičiais ir pakankamai sėkmingai, kad kiti pradėtų suprasti, kasgi vyksta šešėliuose. Žmogaus dvasios tiesa tiesiogiai paliečia milžinišką uvulą, kuri kabo milžiniškose durise, kurios atsidaro kaip gerklė. Yra svarbu matyti skirtumą tarp simbolių ir personažų, kuriuos matome. Uvula yra aplinkos dalis, o tai yra blogis. Atsižvelgiant į tai, uvula yra esama žiniasklaidos mašina, skirta pateikti neteisingą informaciją masėms. Tačiau kasgi atsitinka, kai ta pati blogio mašina naudojama tiesai perduoti masėms? Na, didysis prabudimas, štai kas. Žmogaus dvasia iškvėpia tiesą, o žiniasklaida pradeda perėti prie tiesos pranešimų. Tai pagreitina didįjį prabudimą. Atkreipkite dėmesį, kaip uvula kabo didžiulės gerklės centre. Ši gerklė yra ne mūsų, o blogio sistemos, kurioje jie sukurta rezultatas. Tai masinė žiniasklaidos propagandos mašina. Taigi, kai dabar yra pradedama sakyti tiesa, didysis prabudimas įsibėgėja. Žmogaus dvasia pavaizduota pripildyta liepsnų su juoda aureolė aplink figūros galvą. Manau, kad juoda aureolė reiškia dieviškasias paslaptis, kurios išeina į dienos šviesą, o tai yra dar viena užuomina apie tiesą, apie Dovydo kraujo liniją ir Jėzų. Autoriai labai aiškiai supranta, kad žmogaus dvasia įgyja galią, nes parodo jums elektrinės iškrovas sklindančias iš personažo jam artėjant. Tai rodo, kad elektroninė komunikacija, pavyzdžiui, socialinė žiniasklaida ir internetinė žiniasklaidos dalymosi svetainės, yra svarbi nuolatinio gyventojų budinimo ir supratimo didinimo dalis. Žmogaus dvasiai keliaujant per šią kamerą, ji pradeda griūti. Atsižvelgiant į kontekstą, akivaizdu, kad bloga aplinka tapo nestabili ir dabar žlunga dėl gyventojus ugdančios tiesos.
Kariuomenė dabar veikia sunkia ranka, ką rodo žemė, kai ji žengia. Manau, kad tai parodo, kad kariuomenė šiuo metu tikrai išreiškia savo tikrąją galią ir nėra tokia slapta, kaip buvo iki šiol. Kariuomenė dabar veikia kaip Šiva, Šakti ir Kali. Ji dabar dėvi naują kaukę, hibridą tarp Šivos naikintojos, Šakti ir Kali. Atidžiau pažvelgę pamatysite, kad kariškis dėvi kaukę su marionetės burna. Vaizdai tiksliai netitinka Šivo, Šakti ar Kali, bet turi visų trijų atributų. Pavyzdžiui, Kali dažnai vaizduojama kaip iškišusi liežuvį, o Šiva ir Šakti niekada to nedaro. Mažos linijos aplink kaktą atitinka tik Šakti, bet ne Šiva ar Kali, tačiau bendra galvos apdangalo forma labiau atitinka Šiva nei Šakti ar Kali. Kariuomenė elgesi taip, lyg pasaulis būtų sunaikintas, bet tai yra tik vaidinimas. Tai galima buvo pavaizduoti įvairiai, tačiau autoriai kruopščiai rinkosi Šivą, Šakti ir Kali. Kodėl? Nes Šiva reiškia savęs pašalinimą, kas apima ir ego. Naikinimas, kurį siūlo Šiva, nėra blogas, tai gėris. Šakti virsta Kali, kai gina vaikus, bet reikia ją sutramdinti, kad jinai visko nenužudytų. Naikinimas būtinas norint išsivaduoti iš viso blogio, tačiau jį reikia atsargiai suvaržyti, kad tai nesukeltų katastrofos. Naikintojo Šivos reikšmė. Pirmiausia, supraskime, koksgi yra ryšys. Jeigu jūs suprasite, koks ryšys yra ir dirbsite link to, kad jį sunaikinti, tai bus išsilaisvinimas. Štai kodėl Indijoje mes visada garbinome Šivą kaip naikintoją, kadangi tai yra būdas sunaikinti save. Ką jūs belaikytumėt savimi? Ribota proporcija to, ką jūs sukūrite savo personos formą, jeigu jūs galite sunaikinti tai yra išsilaisvinimas. Visa jūsų asmenybė, ką jūs begalvotumėte apie save ir kuo bemanytumėte esąs, atėjo iki jūsų tik dėl jūsų gilaus savo kūno ir proto pažinimo. Šis pažinimas tapo toks stiprus, kadangi vienintelis būdas, kuriuo jūs patyrėte gyvenimą, yra per jūsų 5 pojūčius. Jei jūsų 5 pojūčiai užmiega, nei jūs, nei pasaulis aplink nebeegzistuoja jūsų patirtyje. Tiesiog dabar ribota patirtis per pojūčius yra vienintelis būdas jums pajusti pasaulį aplink jūs ir tai, kas yra jumise. Taigi jūsų pirmos svarbos darbas yra patapti atsisiejusiu nuo fizikinio kūno ir proto ir būtent tai yra tai, ką daro joga. Pirmasis žingsnis jogoje yra visada susijęs su išėjimu už savo pojūčių suvokimo. Kada jūs pradedate patirti gyvenimą už savo pojūčių suvokimo, natūraliai kūno ir proto pažinimas nutolsta ir lėtai išnyksta. Šakti yra Šivos sutuoktinė, todėl turime abi ir vyriškąją ir moteriškąją šeimos struktūros pusės. Šakti atstovauja universalią jėgą, tai ką galime lengvai susėti su kariuomenė. Šakti yra viena iš svarbiausių deivių indų panteone, tai yra dangiškoji kosminė energija, kuri reprezentuoja moterišką energiją ir dinamiškas jėgos, kurios juda per visatą. Šakti, kuri yra atsakinga už sukūrimą, ji taip pat gali būti pokyčio agentė, todėl dažnai yra manifestuojama tam, kad sunaikinti demoniškas jėgas ir atstatyti balansą. Kaip gyvybiškoji kosminė jėga, Šakti įgauna daugybę formų ir vardų, įskaitant motiną deivę, aršią karę arba tamsią sunaikinimo deivę. Hinduizme kiekvienas dievas turi Šakti arba energetinę galią. Ir tai yra viena priežasčių, kodėl ji yra garbinama milijonų žmonių Indijoje. Be to, Šakti taip pat siejama su lotoso gėle, kuri yra glaudžiai susijusi su vandens lelyje. Tai susiję su vandens lelyjomis, kurias žmogaus dvasia palieka vėliau filme, simbolizuojant nušvitimą. Kali reprezentuoja blogio jėgų naikinimą, nekaltųjų apsaugą ir vaikų apsaugą. Iš kurgi atsirado Kali? Deivė Kali pirmiausiai atsirado originalioje Atharva Vedoje parašytoje 1200 metų prieš Kristų. Ji buvo vaizduojama kaip turinti tamsiai mėlyną Agni liežuvį. Agni buvo ugnies dievas ir tada keletoje puranų kaip dievo Šivos sutuoktinė. Ji paminėta Mahabharatoje kaip moteriško figūra, kuri nuneša nužudytų karių ir gyvūnų dvasias, sunaikina blogio jėgas tam, kad apsaugoti nekaltosius. Kuri yra geroji motina, kuri gina savo vaikus nuo nesėkmės, yra identifikuojama kaip viršiausia visatos motina ir yra pati galingiausia Šivos Šakti forma, kuri atstovauja mokšą arba išsilaisvinimą. Taigi Šivos Šakti ir Kali atributai čia yra puikiai suprantami. Jungtinių valstijų kariuomenė yra galingiausia kariuomenė, kurią pasaulis kada nors žinojo,
tačiau reikalauja daug santūrumo, kad nepadarytų daugiau žalos nei naudos. Kartais sakoma, kad Šyvos ir Kali darinys yra nerealybės griovėjas. Netikro ir suklastotojo pasaulio, kuriame atsidūrėme kontekste, šis hybridas taip pat yra visiškai prasmingas. Apskritai manau, kad tai reiškia, kad kariuomenė valo save ir galbūt daug blogų dalykų visame pasaulyje. Ji naikina visą blogį viduje ir išorėje ir tai yra kelias į išsivadavimą, todėl gali tinkamai užbaigti visą operaciją. Tai taip pat daroma, kad apsaugoti nekaltuosius ir vaikus, ypač Kalį. Kartu kariuomenė griauna nerealybę. Galite matyti, kad kariškio vaidinančios Šyvos naikintojo vaidmenį burna yra lėlių burna. Šyvos ir Kali sunaikinimas nėra blogas, tai kelias į išsivadavimą ir arba nekaltųjų apsaugą. Taip pat verta paminėti, kad šios kameros centre yra liepsna. Ellen Fan Blue kariškis Heliofant svetainėje apibūdinamas kaip liepsnos ir tiesos saugotojas. Kariuomenė šiame kontekste šoka ir daro viską, kas būtina tiesai apsaugoti. Ši scena prasideda juodai baltai dryžuotomis žuvimis plaukiojančiomis iš vandens gelmių, iš pelkės gelmių ir aukštai šokinėjančiomis į orą, tam, kad nusileistų į Anubio valtį su žmogaus dvasia. Tai yra blogi aktoriai ir nusikaltėliai sugauti nusikaltimuose, kurie sutiko padėti sugriauti nusikalstamą sistemą kaip būdą pabėgti nuo jos. Kai kuriems mainais gali būti sumažintos bausmės. Tai yra angelo žuvis ir tai reiškia, kad jie ateina su liudijimais ir įrodymais prieš kitus. Šie žuvies simboliai yra labai kruopščiai sukurti tam, kad nebūtų tikslių ženklų atitinkančių bet kokią žuvį, kurią galėjau rasti. Todėl manau, kad tai yra nespecifinės angelų žuvis su dirbtinai didelio kontrasto juodomis ir baltomis juostelėmis, simbolizuojančiomis nuteistuosius. Užuomina apie angelą reiškia, kad jie ateina kaip pasiuntiniai nešantis informaciją. Priešingai populiariems įsitikinimams, angelai ankstyvosiuose raštuose reiškia pasiuntinius ir nebūtinai reiškia dieviškumą ar antgamtinės savybės. Pridėkite keletą juodų ir baltų juostelių ir turėsite nusikaltėlių, kurie aplenkė savo bendraamžius arba viršininkus, kurie pateikia įrodymus prieš juos tam, kad pasitraukti iš blogio sistemos. Verta paaiškinti, kad satanizme, kai esi narys, nėra išeities, nes visi grupės nariai tave nužudys, jeigu bandysi pasitraukti. Tiesą sakant, jie ne tik jūs nužudys, jie ištęs jūsų kankinimus ir mirti kuo ilgiau ir padarys jums dalykus, kurie gerokai viršyje šios laidos tikslus. Nariai turi dalyvauti ir daryti tai, kas jiems liepta, arba patirti pasekmes, o tai yra skausminga ir kankinanti mirtis, kurią sukelia jūsų bendraamžiai. Jie reguliariai dalyvauja šiose ritualinėse žmogžudystėse, todėl tai visada šviežia jų mintise. Tai tikrai ligota sistema, apie kurią čia nekalbėsiu. Jei netikite manimi, nedvejodami atlikite daugiau tyrimų patys, tačiau būkite perspėti, kad satanizmo realybė yra daug bjauresnė ir siaubingesnė, nei būtų galima sukurti bet kokį siaubo filmą. Pasakyta pakankamai. Esant tokiai situacijai, kaip priversti satanistus išduoti informaciją apie savo bendraamžius ir viršininkus? Dauguma satanistų nėra visiškai psichotiniai, jie tiesiog pateko į tai dėl blogų sprendimų, priimtų dažniausiai būnant jaunesniems. Jie trokšta iš to pasitraukti ir žino, kad tai yra blogis iki pat širdies gelmių. Turėdami galimybę, jei jie manytų, kad yra galimybė pabėgti, turėdami pakankamai jėgų už savęs, kad tai būtų tikėtina, kaip pavyzdžiui kariškiai užuomina, tada jie iš tikrųjų gali būti nukreipti prieš savo bendraamžius. Manau, kad būtent tai vyksta slaptai jau keletą metų iš eilės. Kai žmogaus dvasia tęsia savo kelionę per kamerą, ji vis dar griūva, bet dabar pradeda sklisti šviesa, kai griūva lubos. Piktosios sistemos žlugimas vis spartėja. Šantažo sistemos neutralizavimas. Mus pasitinka kraštovaizdžio scena, kuri buvo kruopščiai sukurta taip, kad atvaizduotų vyrišką figūrą atsigulusią su iškiliu bokštu – erekcija. Iš spiralinės struktūros išnyra ir atsidaro ranka, paskleidžianti šviesą arba tiesą apie brownstoningo formavimo procesą. Brownstoningas yra politinis šantažas pasinaudojant pedofiliją. Tai yra aukos organizavimo procesas paprastai įtakingam asmeniui arba asmeniui, kurį nusikaltėlis nori kontroliuoti, siekiant sudaryti situaciją, kai jie gali būti nufilmuoti, darant kažką labai nemalonaus. Tai yra reikšminga CŽV MK Ultra programos dalis. Pavyzdžiui, CŽV pasamdė profesionalius iliuzionistus, kurie mokė prostitutes, kaip apsvaiginti savo klientus gėrimais. Tada šios prostitutės buvo samdomos tam, kad linksmintų klientus ir juos apsvaigintų. Ir kai tyriamasis buvo tinkamai susilpnėjęs,
CŽV agentų komanda galėjo atnešti vaiką ir nufilmuoti klientą per dvipusį veidrodį. Tada ši vaizdo juosta gali būti naudojama šantažuojant aukas, siekiant kontroliuoti jų sprendimus. Tai yra didelė politinės įtakos veikimo sudedamoji dalis. Nusikaltėliai brownstounina, arba kitaip sakant, įgauna šantažą prieš žmonės, o tada, kai jie yra visiškai valdomi, jie yra pakeliami į aukštesnę valdžią. Taigi kažkas, o tai yra karinė žvalgyba, paskelbė tiesą apie brownstouningą ir medaus spąstus. Tai yra nusikalstamas procesas, kuriame dalyvavo Jeffrey Epsteinas ir Ghislaine Maxwell. Church komisija daug dėmesio skyrė LSD naudojimo prieš nieko neįtariančias aukas, tam, kad būtų galima ištirti jų elgesį. Manau, kad tai buvo tik priedangos istorija, siekiant atitraukti dėmesį nuo to, kas iš tikrųjų vyksta. O tai yra pramoninės brownstouningo arba šantažo operacijos. Jeffrey Epsteinas ir jo prižiūrėtoja Ghislaine Maxwell rinko nepilnametės mergaitės tam, kad šios būtų suporuotos su įtakingais žmonėmis, kad jos būtų galima filmuoti ir šantažuoti. Tai buvo tikroji Epsteino operacijos paskirtis ir to labiausiai bijo aukšto lygio politikai ir įžymybės. Gerieji vyrukai dabar turi visus įrodymus ir visa tai buvo nusikalstama iš visų pusių. Egzistuoja daugybė būdų, kaip brownstouninti arba šantažuoti žmonės ir ką tik pateiktas yra tik vienas pavyzdys. Yra daugybė kitų, pavyzdžiui, vakarėliai su gražiomis moterimis. Tikriausiai geriausia paprašyti ir pamatyti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, prieš užmezgant bet kokį lytinį kontaktą su modeliu, kuris prie jūsų meilinasi. Štai šio bokšto viršuje yra prožektorius, nes šantažo sistema nulatos ieško naujų taikinių. Madame Q rodoma kalėjimo kameroje bokšte. Tai simbolizuoja, kad net ir šantažo schemoje dalyvaujantis asmenys yra kaliniai to, ką daro. Jie nebegali pabėgti, nes jau žino per daug. Jeigu jie bandys, su jais bus susidorota. Todėl jie ir toliau daro tai, ką darė visada. Madame Q žiūri pro kameros langą. Raudona neoninė širdelė prie lango simbolizuoja raudonas lemputes, esančias virš ar šalia prostitučių durų, paplitusias Europoje ir kitose pasaulio šalise. Kaip pavyzdys, raudoni žibintai virš prostitučių durų Amsterdame, Niderlanduose. Neretai galima rasti tokių apartamentų grupės išsibarsčiusios didžiausiose Europos miestuose ir kitose pasaulio vietose. Tokia prostitucija yra legali beveik visur vakarų pasaulyje, skirtingai nei Jungtinėse Amerikos valstijose, kurį paprastai yra neteisėta. Matome, kad ponia Q, tai yra žmonės už šantažo operacijų, žiūri pro langą tam, kad pamatytų, kasgi vyksta. Ponia Q pastebi, kad dalis bokšto griūva, tai yra šantažo sistema pradeda griūti. Madame Q beviltiškai bando burti. Ją paliečia ryški šviesa ir ji tuoj pat naudojasi žiniasklaida stebuklinga lazdele, kad bandytų atremti tiesą. Tiesos atstumta šantažo sistema yra priversta atsimušti į kalėjimo kameros sieną paralyžiuotą. Galinėje sienoje galite pamatyti visas anksčiau sėkmingų šantažo operacijų žymes, o menstruacinis kraujas, aiškiai matomas tarp Madame Q kojų, simbolizuoja šantažo sistemos stiprumą. Kraujas dingsta ir tai simbolizuoja, kad šantažo sistema nebeveikia. Taikiniai atsibunda, supranta, kaip veikia sistema, o su šantažo schemose dalyvaujančiais asmenimis susidoroja geriečiai. Trumpai matome žmogaus dvasią judančią link išėjimo į šviesą. Tai reiškia, kad praėjo dar šiek tiek daugiau laiko. Atkreipkite dėmesį į šios scenos viršoje esančią detalę. Ten iškart matomos išėjimo durys, tuo tarpu, kai visa scena toliau griūva. Kariškiai vis dar veikia kaip Šyva ir Kali. Matome, kad kariškiai vis dar prisidengia Šyva ir Kali, toliau šoka. Tai rodo, kad kariuomenė buvo aktyvi. Šoka nuo tada, kai pirmą kartą pamatėme ją šokant ir tai tęsiasi toliau. Dabar mums rodomi daugybė slaptųjų agentų su portfeliais, kurie yra sudaryti iš dūmų. Jie išdėstyti taip, kaip karinių paradų metu šalis rodo žygiuojančias armijas. Manau, kad tai reiškia botų armijas, milijonų suklastotų paskyrų internete, kurios naudojamos įtikinti žmonės, kad jų bendramžiai į realybę žiūri kitaip nei jie. Tai vienas iš didžiausių triukų, kuriuos naudoja valdžioje esantis nusikaltėliai, norėdami apgauti žmonės, tam, kad šie toleruotų pokyčius, kuriuos jie nori primesti žmonėms. Žmogaus dvasia dūmų stulpe pakyla iš botų armijų centro ir sunaikina jos paprastu gestu. Visa scena yra sukurta iš dūmų, o tai, manau, reiškia, kad kontekstas yra mūsų vaizduotė. Manau, kad tai reiškia, kad žmonės supranta, kas yra botų armijos ir kaip veikia šis triukas.
Botai nebeveikia mūsų galvoje taip, kaip numatyta. Tai taip pat gali būti taktiška užuomina, kad kuri nors frakcija pašalina botų armijas, nors tai būtų aiškiau, jeigu būtų pateikiama kitokia simbolika. Mes paliekami spėlioti, kaip tiksliai pašalinamos botų armijos, tačiau pagrindinis dalykas išlieka – botų armijos yra pašalintos. Ir tai labai gerai koreliuoja su tuo, ką Elonas Muskas nesenai padarė su Twitter. Žmogaus dvasia sunaikino botų armijas, žmonės jau žino apie robotus, botus, todėl jie nebeveikia tam, kad juos apgautų. Žmogaus dvasia pakyla ir ražosi taip, tarsi atsibūstų ištempdama savo raumenis. Liepsna aplink širdį ant žmogaus dvasios krūtinės sustiprėjo ir žmogaus dvasia pati stiprėja. Drako pasišalina. Be savo botų armijos bankininkų propaganda žlunga ir jie yra priversti sustoti valdyti žmonių protus. Jų proto valdymo struktūra sugedo. Liudavičius stovi. Žmonės dabar jau laisvi nuo slegiančios satanistų proto kontrolės stovi, žiūri į tolį, priima sprendimą ir sąmoningai pasitraukia. Dabar, kai jis jau yra išlaisvintas, jis nustato savo kursą. Dirigentas vis dar matomas veikiantis fone, organizuojantis įvykius. Asociacija su sekančia scena čia yra labai svarbi. Tai rodo, kad šešėlinė frakcija užtikrina, kad tam tikri dalykai įvyktų taip, kaip numatyta. Dovydas pakyla ir manau, kad tai yra viena iš svarbiausių, migločiausių ir painiausių filmo scenų, kuri gali nusakyti, kokia yra didžiausia šio veiksmo esmė. Matome mirusį Jėzaus personažą susijusi su pieta, kylanti iš susprogdintos mečetės. Atminkite, kad tai yra informacija apie Dovydo kraujo linijos, tai yra Jėzaus ir karaliaus Dovydo palikuonis. Galiu klysti, tačiau manau, kad ši scena pranašauja didžiausio melo žmonijos istorijoje išleidimą, jo supratimą ir prieimimą. Aš paaiškinsiu. Didžioji dalis krikščionybės remiasi tikėjimu, kad Jėzus mirė ant kryžiaus. Tačiau šventasis raštas ir istoriniai dokumentai rodo, kad taip nėra. Jei Jėzus nemirė ant kryžiaus, vadinasi kažkas melavo. Žinoma, tai buvo valdovai, kurie daro viską, kas įmanoma tam, kad praturtėti. Judaizmo valdovai pakeitė šventraščius tam, kad išlaikyti ir padidinti savo galią, o romėnai pasirinko krikščionybę ir sujungė ją su savo pagoniška religija arba religijomis, tam, kad galėtų kontroliuoti žmonės. Tai buvo padaryta ne tik Nikėjos taryboje, bet ir buvo daroma labai ilgai, labai apgalvotai ir bangomis. Faktas yra tas, kad maždaug 300-aisiais mūsų eros metais prieš Nikėjos tarybą apyvartoje buvo daug daugiau knygų, nei vėliau buvo įtrauktų į Bibliją. Negyvos jūros ritinėliai pateikė daug šių knygų ir jas perskaitęs kiekvienas politiškai mąstantis žmogus gali lengvai suprasti, kodėl to meto valdovai norėtų jas slėpti. Daugelis svarbiausių Biblijos pakeitimų, kuriuos matome šiandien, įvyko dar daug vėliau. Tai buvo nuolatinės pastangos. Nors konkrečių įrodymų apie tai neturiu, manau, kad ir islamas buvo panašiai sugadintas siekiant kontroliuoti mases, siekiant politinės valdžios. Esmė ta, kad jei valdovai melavo apie Jėzaus mirtį, tai daugiau nei 50% pasaulio gyventojų buvo meluojama apie tai, kas yra jiems brangiau negu bet kas kita. Ar yra didesnis melas? Aš nemanau. Jei aš esu teisus, tai beveik visos didžiosios vakarų ir vidurio rytų religijos buvo taip sąmoningai suklastotos ir to melo tiesa bus paskelbta pasauliui. Labai svarbi pastaba. Tikslas čia nėra mesti iššūkį kieno nors įsitikinimams ir tikėjimui. Kiekvienas žmogus gali ir turi nuspręsti pats, kuo tikėti. Tačiau galite nekreipti dėmesio į pagrįstus įrodymus savo pačių nenaudai, nes tie, kurie jūs apgaudinėja siekdami pranašumo, tai daro šimtmečiais. Čia matome Dovydą kaip besisukantį dervišą kylantį iš mečetės. Sukuriuojantis dervišai yra sunito islamo šokėjų sekta, kuri taip šokti pradėjo jau senai. Šokio idėja yra meditacijos ir maldos forma, kurios tikslas yra panaikinti savo ego ir tapti vientisu su Dievu. Dovydo kilmės informacija, kurią atstovauja Dovydo personažas, čia pavaizduota kylanti iš konflikto, numetusi savo ego ir susijungusi su Dievu. Man atrodo, kad geri žmonės šiuose slaptose draugijose planuoja paviešinti tiesą apie organizuotą religiją. Tai daugiausiai yra sukčiavimas naudojamas žmonių protui ir elgesiui kontroliuoti. Į dešinę nuo mečetės šioje scenoje matome miestą, kurio centre yra obeliskas. Bandžiau atrasti šio modelio miestą, bet man nepavyko to padaryti. Manau, kad toks miestas neegzistuoja
Ir čia yra metafora, kaip valdovų kontroliuojamų miestų simbolis. Obeliskai yra visame pasaulyje, o valdovai mėgsta juos naudoti kaip savo galios simbolį. Beje, čia parodyta mečetė taip pat neatpažįstama. Manau, kad tai yra religijos simbolis ir visa scena gali reikšti uolos kupolą, nors tai, manau, yra tyčia parodyta neaiškiai. Kariškis tuo tarpu pašėlusiai šoka ir keičia kaukes. Pirmiausia, jis pasirodė kaip Šiva Kali, o dabar užsidėjęs kiniško drakono kaukę. Kol kariuomenė veikia Kinijos režimu, atsiranda bangos. Tai greičiausiai susiję su kariniais veiksmais jūrose aplink Kiniją. Toliau kariškiai keičia savo kaukę į Rusiją reprezentuojantį Lokį. Galiausiai kariuomenė keičia savo kaukę į kaukę vaizduojančią Meksiką, Meksikos ereliai. Juodi nuspalvinimai gali rodyti slaptas operacijas. Šios sekos pasiekmes yra gana šokiruojančios. Atrodo, kad Jungtinių valstijų kariuomenė tiesiogiai bendradarbiauja su Rusija, Kinija ir Meksika ir galbūt daugeliu kitų. Jie veikia kartu slaptame kare prieš slaptus nusikalstamumo sindikatus, valdančius pasaulį tūkstančius metų. Plunksna ant veikėjo galvos gali reikšti, kad Jungtinių Amerikos valstijų armija koordinuoja bendrą operaciją. Šios medžiagos išleidimo metu, tai yra 2023 metai, Rusija žudė 10 000 ukrainiečių kovotojų, o konkrečiau neonacistų. Kinija perspėjo pasaulį apie karą su Taivanu. Iranas tikriausiai dabar turi branduolinių ginklų ir gali grasinti Izraeliui branduoliniu karu. Tuo tarpu karteliai puola pietinę Jungtinių Amerikos valstijų sieną. Kinija, Rusija, Meksika. Ar jau matote, kur tai vyksta? Priminimas, šis filmas buvo išleistas 2012 metais. Galų gale matome, kaip kariškis nusimeta kaukę ir šokamas finalinis įmantrus šokis. Tuo pat metu matome iš viršaus krentančias šiukšles, rodančias, kad sistema griūva. Kariškiai staiga stovi ištiestomis rankomis, o dangus staiga nušvinta balta šviesa, simbolizuojančia tiesą. Kad ir kokios karinės operacijos vyksta daug metų, jos yra baigtos ir kariuomenė laimi. Kariškis yra aiškiai patenkintas. Na ir pagaliau paskutinėse scenose scenarijus vėl pasikeičia. Sveiki atvykę į naująjį pasaulį. Mums pristatomas šėtoną vaizduojantis sustingęs Gorgoilas, kuris saugo išėjimo duris į realų pasaulį. Viskas, ką mes matėme iki šiol šiame filme, buvo valdoma šėtoniškų valdovų ir nėra tikrovė. Taip pat atkreipkite dėmesį į ryškius vampyro dantis. Tai yra nuoroda į šėtonišką kraujo linijų elementą, iš kurio kilo legendos apie Drakulą. Lengva nepastebėti, bet atsiranda didžiulis drebėjimas, kuris vyksta, kai fotoaparato vaizdas nukrypsta iki durų esančių žemiau Gorgoilo. Tai svarbu, nes tai rodo, kad kažkas labai svarbaus įvyks iškart po to, kai bus atskleista tiesa, bet prieš tai, kai žmogaus dvasia gali išeiti iš tamsios šėtoniškos aplinkos. Kas tai yra, išlieka paslaptimi. Galiausiai Anubo valtyje matome žmogaus dvasią ramiai išeinančią iš tamsios šėtoniškos aplinkos. Už jo matyti griūvanti aplinka, sugadintos sistemos, sunaikinamos, o žmogaus dvasia jas palieka. Žmogaus dvasia judėdama į priekį paskui save palieka vandens lelijas simbolizuojančias nušvitimą ir vaisingumą. Tai nevyko tamsioje aplinkoje. Žmonių požiūris pasikeitė ir jų nebevaržo blogis. Jie gali elgtis taip, kaip turėtų elgtis žmonės klestėdami. Žmogaus dvasia pabunda su tiesos ugnimi jos akise. Jis atveria burną ir galiausiai atsikvepia. Žmonės pagaliau gali pamatyti ir suprasti visą tiesą. Šiek tiek pagalvojus, spygliuota viela aplink žmogaus dvasios galvą dingsta, simbolizuojant, kad žmonės gali mąstyti ir tam netrukdo ankstesnės aplinkos indoktrinacija. Esame laisvi patirti žmoniją be šėtoniškos priespaudos. Už žmogaus dvasios matome seną gotikinę bažnyčią sustingusią laike. Tai aiškiai senos griūvančios sistemos architektūra. Tai organizuotos religijos žlugimo metafora. Sužinojome, kad bus atskleistas didžiausias melas ir toks yra galutinis rezultatas. Žmonės supras, kad jiems nereikia vyrų su juokingais drabužiais, kurie jiems sakytų, ką galvoti. Kiekvienas pats žinos, ką galvoti. Paskutinėje scenoje žmogaus dvasia ramiai stebi, kaip krentanti žvaigždė sunaikina didžiausią iš 3 piramidžių, numaždama jos viršūnę, tai yra apvaizdos akį į vandenį. Kitos 2 piramidės taip pat griūva į vandenį. Jei atidžiai pažvelgsite į debesis už didžiausios piramidės, galite pamatyti skorpiono uodegą.
Tai greičiausiai nuoroda į Skorpiono amžių, paskutinį mūšį ir nušvitimą. Tai yra filmo pabaiga ir man kyla klausimas, kokia iš tikrųjų bus ateitis, bet labai ramus klausimas. Aš netikiu, kad kas nors esantis dabar gyvas tiksliai žino, nes blogio valdymo sistema galioja ilgiau negu bet kuris esantis dabar gyvas. Apibendrinimas. Pasaulį tūkstančius metų slapta valdo šėtoniškas mirties kultas. Jų nusikaltimai yra daug baisesni, nei šiuo metu gali įsivaizduoti normalus žmogus. Korumpuotos ir sugadintos sistemos yra sudėtingos ir didžiulės, pranokstančios paprastų žmonių vaizduotę. Valdovai planavo nužudyti milijonus, gal milijardų žmonių biologiniais ginklais ir psichiškai nesveikais teroristais. Jų planai galiausiai žlugo, o žala buvo sumažinta. Geri vyrukai, ypač Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, griauna blogųjų korumpuotas sistemas ir atskleidžia jų nusikaltimus. Vyriausybės bus išvalytos nuo korupcijos. Apgaulingi triukai naudojami valdyti nebeveikia. Bus atskleista tiesa apie didžiausią melą istorijoje, įskaitant tiesą, kad Dovydo kraujo linija nesibaigė su Jėzumi. Organizuota religija ilgainiui subirės individualaus nušvitimo naudai. Operacija dar nėra šiuo metu baigta ir mūsų laukia daugiau paslėptų ir matomų karinių veiksmų. Kai kurie įvykiai ateityje gali būti gana reikšmingi, pavyzdžiui, žemės drebėjimai. Už nusikaltimus atsakingi asmenys bus teisiami, slaptos draugijos bus išformuotos, daugiau jokių slaptų valdovų. Nebereikalingas joks ypatingas elgesys dėl to, kad kažkas yra kilmingi. Visiškas skaidrumas judant į priekį. Žmonių mąstymas pasislinks nuo masinės indoktrinacijos link kritinio mąstymo ir nušvitimo. Tie, kurie yra produktyvūs ir teisūs, bus ateities valdovai. Iš neapsišvietusių į nušvitusius, iš tamsos į šviesą. Komentaras. Aš, naminis ožys 2 buvo išleistas 2012 metais, gerokai anksčiau nei kas nors sužinojo apie tai, kas vyksta šiandien. Tačiau siužetinė linija yra klaikiai panaši į tai, ką matome, netgi tęsiasi į ateitį. Po to, kai jis buvo išleistas, pasirodė daugybė vaizdo įrašų, kuriuose bandoma iššifruoti turinį. Mano nuomonė yra dvi šių dekoduotų vaizdo įrašų kategorijos. Pirmoji kategorija tai nuoširdžiai suinteresuoti žmonės, bandantis išsiaiškinti, ką kiekvienas dalykas reiškia ir juos paskelbti. Paprastai jie yra trumpi ir aišku, kad žmonės neturėjo pakankamai žinių, kad iššifruotų labai daug. Kai kurie iš šių vaizdų įrašų buvo drąsūs bandymai ir jie yra aiškiai normalių žmonių sukurti. Kita vaizdo įrašų kategorija, mano nuomonė, išryškėja kaip profesionalus dangstymas. Tai yra terminas naudojamas tyčiniai dezinformacijai. Tai daro žvalgybinės agentūros. Tokią dezinformaciją galima pastebėti ufologijos srityje, kalbant apie kosminius ateivius, atvirkštinės inžinerijos ateivių technologijas bei tariamas pažangias varomasias sistemas. Niekas iš to nėra tiesa, bet naivuoliams fantastiški paaiškinimai atrodo kaip faktai. Tiesą sakant, tai yra tai, ką aš vadinu klounų dezinformacija, nes tai dažnai vykdo centrinė žvalgybos valdyba. Tai vienas iš būdų, kaip jie priverčia gyventojų žiūrėti neteisingą kryptimi, meluodami jiems. Jei esate motyvuoti, pažiūrėkite keletą valandų trunkančių aš, naminis ožys 2 vaizdo įrašų dekodavimu ir pasimėgaukite pernelyg sudėtingomis kalbomis apie senovės Egiptą. Tai tiesiog juokinga. Tai priveda prie to, kad tai mano manimu buvo viena iš pagrindinių šio filmo priežasčių. Manau, kad aš, naminis ožys 2 buvo masalas ištraukti blogiukus į dienos šviesą. Tam, kad blogi vaikinai būtų greitai supratę, kad šis filmas kalba tiesą ir būtų labai motyvuoti, kad kuo daugiau žmonių to nesuprastų. Filmas paskatino juos dislokuoti savo dezinformacijos būrus tam, kad vykdyti priedangą ir kurti melagingus šio filmo vaizdo įrašus. Pilnai tikėtina, kad karinė žvalgyba stebėjo šios viešai paskelbtus iššifravimus, bei nustatė, kas juos paskelbė, fiksavo jų bendražygius, tyrinėjo jų ryšius ir aiškinosi, kas duoda įsakymus. 2012 metais tokia informacija galėjo padėti pašalinti kai kuriuos interneto veikėjus, kurie kitų atveju būtų galėję padaryti daugiau žalos. Kitas šio vaizdo įrašo tikslas yra pats jo pavadinimas, kaip ir buvo apibūdinta pačioje pradžioje.
Tai edukacinė bomba skirta mokyti gyventojus apie tai, kas atsitiko. Šis dekodavimas, nors aš niekaip nesu susijęs su žmonėmis, organizuojančiais tai, kas vyksta, yra to dalis. Jei aš esu teisus, šis dekodavimas yra neišvengiamas iššifravimas, kuris tikiuosi padės žmonėms sužinoti, kad viskas bus gerai. Jeigu aš esu teisus dėl pavadinimo, aš esu ožys numeris 2. Kelintas ožys esi tu? Paruošta pagal Sapioplex pateiktą medžiagą, papildyta ir įgarsinta varlinas.lt.